Sveiki įsijungę tinklalaidę apie orientavimosi sportą. Čia kalbame ne tik apie varžybas ir rezultatus, bet ir apie tai, kas vyksta už žemėlapio ribų. Kalbiname sportininkus, trenerius ir aktyvius orientavimosi sporto bendruomenės narius. Kviečiame klausytis. Jo, 10 dublis. Tai tikrai daug įvyko visko per tą pastarąjį mėnesį. Jaučiasi, kad įsivažiuojam ne tik mes su Viktoru, bet įsivažiuoja ir orientavimosi sporto sezonas. Tai turėsim daug ką papasakot. Vyko ne tik varžybos Lietuvoje, turėjome pasivaržymų ir tarptautinėje arenoje. Ir taip pat turime šviežiai iškeptą ne čempioną, tačiau laimėjusi pirmąjį MTBO pasaulio taurės etapą Joną Maišelį, kuris atvyks pas mus jau visai netrukus. O dabar galime pakalbėti apie tai, kas vyko iki tol. Pakalbėkime. Ir sezonas jau įgavo įkarštį, pavasaris sueina į pabaigą. Ir tų varžybų buvo tie, kad bandysime per 45 minutės maždaug, kiek mums yra skirta laiko, pabandysime viską apžvelgti ir pakalbėsim, ką gero nuveikėm per pavasarį. Jo, ir pavasaris prasidėjo nuo stovyklos. Artėja tas Europos čempionatas orientavimosi sporto bėgte rugsėjo mėnesį. Tai vyko beveik prieš mėnesį laiko ir stovykla. Pirmoji atvira, buvo suvažiavę 120 sportininkų iš 16 skirtingų šalių. Tai tikrai tiek patiems sportininkams, ar ne, pasibandyti, priprasti prie vietovės. Vilius minėjo, kad buvo labai daug tokių reliefinių treniruočių, kad perprasti, kaip atrodo tie mūsų miškai, kaip čia orientuotis. Ir lietuviam taip pat tai yra puikia proga išbandyti savo jėgas, pasivaržyti su sportininkais iš kitų šalių, nes kaip tik turėjome uždarimą stovyklos ir su pavasario taurės varžybomis, kurias buvo pasaulio reitingo taškų, irgi skaitiniai etapai, net abi dienos, ir ten tikrai visai rezultatai, kurie verti ir džiaugtis, kai kurie verti šiek tiek ir pagalvoti, kam reikia pasistengti labiau. Jo, turėjome savaitgalį, kuris vainikavo visą stovyklą. Iš esmės savaitę vyko stovykla. Mes labai, lietuviai labai ruošiasi tam, kad tiek ir federacija, tiek ir Vilius, ir kiti, kurie prisidėjo prie stovyklos, tam, kad sportininkai, kurie ruošiasi Europos čempionatui su pačiais geriausiais įspūdžiais, sugrįžtų iš Dzūkijos. Tai jie 5 dienas turėjo įvairias treniruotės kartu, o paskui savaitgalį laukia pavasario taurė, kur irgi užsienio ekspertai, kiek mačiau tiek Facebook'e, tiek ir kitose socialiniuose dalinosi, jog trasos buvo gana geros. Ir manau, kad ir sportininkams paliko tikrai gerą įspūdį, ypač kad nauja vietovė ir tikrai buvo visai įdomi vietovė. Šiaip ir pilnas Instagramas ir YouTube'as tų užsienio sportininkų prabėgimų savo irgi dėjosi, tai labai fainai, kai scrollinė ar ne socmedija ir matai tuos lietuviškus miškus, kad žmonės dalinasi. Vilius tikrai minėjo, kad nors ir sunkios tos vietovės, tačiau sportininkai liko jomis patenkinti, viskas buvo kaip ir fainai, tik tai, kas man turbūt kliuvo labai, tai varžybų stebėjimas, be galo nepatogus ir atrodo toks renginys ir tikrai įdomu būtų pasižiūrėti ir gyvai rezultatus, kurie ten tikrai nebuvo tobuli, švelniai tariant. Norisi ir tuos pačius GPS siųstuvus pasižiūrėti, bet juos paleidžia tik tai išstartavus paskutiniam sportininkui. Tai man irgi, aš su Vilium tada nediskutavau, tai ar negalima tų sportininkų į gardą tiesiog uždaryti, kad būtų įdomu stebėti, bet nebuvo tam sąlygų ir labai ilgas laiko tarpas, nes tikrai daug tų dalyvių turėjom. Ir kitas yra niuansas pastaruoju metu, dėl ko ta transliacijos, pavyzdžiui, nebuvo, tiek ir varžybų centre, tiek ir, kaip ir tu sakai, tu nebuvai varžybose, bet irgi neturėjai galimybę stebėti, nes problema yra tame, kad nelabai kas ir žiūri, kiek aš komentuodavau dabar pastaruosius metus, kiek aš stebėdavau varžybų centre, ten pavieniai asmenys stebėdavo. Ir tam, kad turėtum gerą transliaciją, tu turi elitininkus išleisti pabaigoj, turėjau planuoti varžybas taip, kad elitininkai startuotų gale, tada veteranai ir moksleiviai grįžta, nori kuo greičiau apdovanojimų, jiems tas elitas vis daugeliu yra neįdomus, jie nori kuo greičiau apsidovanoti, tu dar turi laukti, čia elitas grįž, žodžiu, gaunasi toks, ne ta žodis gal chaosėlis, bet gaunasi, kad
daug nepatenkintų žmonių ir to susidomėjimo iš tiesų nėra tiek daug, kiek galbūt mes galvojame, kad jo yra. Ir taip gavosi, kad, taip ir nunyko tas stebėjimas GPS-ų. O stebėti tikrai buvo ką, labai noriu nuoširdžiai pasidžiaugti lietuvių rezultatais. Moterų grupėje 2 dienų sumenė įskaitoje 5 Judita Trubaitė, kurią šnekinome praėjusį kartą, kuris sakė, kad bandys atsirinkti šiemet į Lietuvos rinktinę Europos čempionatui ir matome, kad tikrai turbūt viena iš pagrindinių moterų, kuri tai gali padaryti. Labai smagu dėl Juditos, sakė, didesnių klaidų išvengė. Aišku, žinoma, šiek tiek trūksta žmogui. Pirmos treniruotės tik tai buvo su žemėlapiu jau pačioje stovykloje ir tikrai ne vien čia noriu susifokusuoti. Aušrinė Kutkaitė bendroje sumoje 11. Labai smagu, kad jinai prisijungė. Čia irgi tada Vilius pirmame epizode ar nešnekėjo, prisijungs Aušrinė ar ne, kvietė ją ir viešai prieš kamerą, tai matosi, kad intencija yra iš Aušrinės ir dėl to labai fainai. Gabija Ražaitytė irgi, ar ne, praėjusių rinktinių lyderė Lietuvos ir 13, tai šitas trejetas kol kas bent jau man labai simpatiškai atrodo ir tikrai turbūt, kaip Vilius ir minėjo, estafetėse moterų galima tikrai daug tikėtis iš šios komandos. Aišku, čia nereikia labai apsidžiaugti tokiais rezultatais, nes daugelis dabar pajėgių sportininkų apie mišką negalvoja, nes ir buvo ir pasaulio taurė, ir ruošiasi pasaulio čempionatui vasarą, tai daugelis sportininkų, kurie startuos pasaulio čempionate ir kurie planuoja startuoti Europos čempionate, jie į mišką sugrįš tik tai po Liepos mėnesio. Tai per daug džiaugtis nereikia, nes čia gana maža imtis buvo užsienio sportininkų. Vis tiek smagu, nes kaip smagu, minėjau, kad ne paskutiniai buvo. Judita su žemėlapiu nesitreniravo, nežinau kiek Aušrinė turėjo irgi žemėlapį, nes visas fokusas buvo treilo varžybos. Gabija irgi dar tik tai, manau, kelia savo formą ir jinai užkels ją galbūt būtent tam čempionatui. Tai tikrai aš asmeniškai per paskutinius metus esu pripratęs galėmus matyti visur. Kame, aišku, kaip ir minėjai, čia ta konkurencija galbūt nebuvo tokia didelė, bet tikrai, jeigu yra ko, tai manau verta pasidžiaugti. Aišku, negalim sakyti, kad nebuvo visai konkurencijos, nes buvo gana pajėgių sportininkų, bet tikrai, kai jau suvažiuos rudenį Europos čempionatą, tai visai kitas vaizdas bus. Bet buvo tam tikrų stiprių sportininkų. Aišku, čia vėl vaizdas gana iškreiptas, nes jie turėjo stovyklą 5 dienas ir ypač tas pasijauti 2 dieną, kai man reikėjo komentuoti ir tu žiūri, grįžta turbūt vienas iš lyderių, nebaigia trasos, kitas grįžta, nebaigia trasos, tada grįžta kita irgi nebaigia trasos ir tada toks gerai. Dabar pirmą jie finišuoja, nusiskaito ir tada pažiūrim, ar jie diskvalas ar ne. Ta prasme, tai buvo toks apsunkintas šiek tiek komentavimas, nes ypač 2 dieną daugelis sportininkų bei sportininkų tiesiog, dėl to, kad matyti ilga trasa, tiesiog nebaigia tos trasos. Ir tas vaizdas gal šiek tiek iškreiptas ir rezultatas. Taip, ten ir laikai tikrai lygiai, įsivaizduok, čia žmonės bėgo po beveik 2 valandas tą trasą ir ypač jau po visos stovyklos, ar ne, krūvis nemažas, tai galiausiai, tikrai uždarimas stovyklos ne iš lengviausių. Einant prie vyrų grupės, Tautvydas Rimkus, garsiai apdainuotas, pagaliau priėmė mane į Facebook'o draugus. Ačiū tau, Tautvydai, suveikė mano kvietimas praeitą kartą. 6 vieta 2 dienų sumoje, tai irgi pasidžiaugsiu už Tautvydą, už jo tą rezultatą ir toliau vyruk iš Krekenavos, Dovydas Kaušakys ir Rokas Barauskas. Istoriją, kad pertrauksiu, dar šiek tiek apie Tautvydą, gal irgi verta paminėti, kadangi mes neužsirašėm Teomilos temos. Kai rašinėjom praėjusį savaitgalį buvo Teomila ir irgi mane pasiekė žinios iš Skandinavijos, jog užsirekomendavo Tautvydas ir švedų klube, taip kad panašu, jog ne statistas ten buvo ir Denzel klube tikrai užsirekomendavo ir tikiuosi, kad ten įsitvirtins ilgus metus pirmoje komandoje. Geriau net negu Algirdas pasirodė, taip kad visi buvo sužavėti, ne tik ir Tautvydu, bet ir jo broliu Povilu. Tai labai smagu, jog rimkai tęsia tėčio tradiciją Teomiloje bėgti įspūdingų tempų. Taip, tai grįžtant dar prie nenustebinusių, bet verčiančių pasidžiaugti rezultatų, tai kaip ir minėjau, Krekenavo, Dovydas Kaušakys, Rokas Barauskas, taip pat top 15, Rokas 16 vieta, bet tikrai irgi pozityviai mane nuteikė, ko čia pasigėdau turbūt, Kevino Lišauskio. Nebuvo Kevino, nebuvo jo stovykloje. Kevinas dalyvavo kitoje stovykloje, rodo su savo treneriu, Aukštikalnėse,
Jo, Slovakijai, berods, kiek mačiau iš tos Taip. tinklų, ten esu irgi kažkada buvęs toj vietoj, tai ten Slovakijai treniravosi, ruošėsi sezonui, pažiūrėsim, ar duos naudos ta stovykla. Kaip šiaip vertini, vat, kai artėja čempionatas Lietuvoje, ar ne? Patys matėme ir žinome, kaip Kevinui trūksta treniruočių galbūt su žemėlapio, ar ne? Bėgte viskas yra labai gražu, bėg be žemėlapio, tačiau tų treniruočių nėra ir stovykloje nedalyvauja žmogus, o pasirenka treniruotis aukštikalnėse. Aš tau į klausimą sakysiu klausimų ir žiūrovams paliksim, tai irgi galbūt jų diskusijai Kasparis Foseris, kuris buvo irgi vienas iš lyderių pasaulio taurėje, bei kiti sportininkai, jie šiuo metu yra neaukštikalnėse, o dalyvauja pasaulio taurės etapuose. Tai irgi klausimas, ar tikrai čia yra geras sprendimas važiuoti aukštikalnės tokiu momentu, kaip pas sezono įkarštis ir pavasaris. Tai paliksim žiūrovams, manau, atsakyti šį klausimą. Ir pamatysim galbūt Kevino rezultatuose, kai jisai čia grįš ir pažiūrėsim, kas apsimokėjo, o kas ne. Dar aš gal papasakosiu, užpilsiu šiek tiek druskos apie pavasario taurę, nes labai čia mes pozityvę gaidą kalbam. Judėsim irgi, artėsim prie bendro starto, bet perinant prie kitos temos, dar šiek tiek druskutės pabersiu. Pritrūko man šventinės atmosferos, nes užsieniečiai atėjo į varžybų centrą, aišku, oras ten buvo ne kažką, bet užsieniečiai atvyko, atėjo į varžybų centrą, atsisėdo, visi ten palaikė, kaip ir įprastai Skandinavijoje. Mūsiškiai kažkaip visas varžybas praleido automobiliuose. Tai tiesiog beveik, aš irgi stebėjau, tai praktiškai didžiąją laiko dalį varžybų centras buvo tuščias, visos varžybos vyko automobiliuose. Tai čia toks irgi mūsų gal druska į mūsų bendruomenę, kad jeigu mes atvažiuojam iki Dzūkijos, iki praktiškai beveik Lenkijos sienos ir iš įvairių Lietuvos kampelių, tai gal pabūkim varžybų centre. Dabar visi galite atsisukti. Nepasidėkim automobiliuose. Visi galite atsisukti praeitą laidą, kur Viktoras labai entuziastingai pasakojo, kaip jisai pasirinko blogojo žiūrovo kelią ir sėdėjo pats automobilyje. O dabar apsisuko stalai ir po mėnesio laiko Viktoras jau pats pajautė, ką reiškia tuščias varžybų centras. Ir aš dar komentavau, man visi automobiliai, ten buvo šalia parkingo ir viskas už nugaros buvo. Tu ten kalbi, ten čia nieko nėra. Tu galvoji dabar man čia kalbėti, gal tiesiog patylėti, nes vis tiek nieko nėra varžybų centre. Tada pasižiūri už nugaros, o ten visas veiksmas vyksta, ten kaip koks, nežinau, kaip bagažinių turgus būtų toks jausmas. Ten visi kažką zuja prie tų automobilių. Gal kažką pardavinėjo, gal tai toks atrodo, kartais atrodo, gal man irgi iš mašinos reikėtų komentuoti. Nes... Ne, Viktorai, čia kuo toliau to panašiau žino, kad žmonės tiesiog supras, kad mes esam overrated. Ir mūsų nebereikia, tiesiog varžybų komentavimo varžybos gali vykti ir be mūsų, tai irgi per daug neskatinkim žmonių, tikrai vedėjai reikalingi. Kvieskit mūsų Viktorų toliau dirbti varžybose. Perinant prie bendro starto, tai ten jau buvo pozityvo. Gal dėl to, kad automobiliai buvo, nebuvo šalia varžybų centro parkingas, bet buvo tiesiog ant kelio. Ir gal oras buvo geresnis, tai tada jau visi atėjo į varžybų centrą, ten įsikūrė, tai visai kitas vaibelis, visai kitas vaizdas ir daug smagu, ta prasme, tada jau, tada ir komentuoti visai smagu ir taip toliau. Bet didžiausia atrakcija Lietuvos čempionato bendro starto tai buvo dopingo kontrolė. Pirmą kartą aš susidūriau su tokia situacija rimtajam sporto varžybose ir buvo labai juokinga, nes pirmą aš galvojau, kad du žmonės kažkokie nematyti. Pama galvoju, čia iš kokios savivaldybės, jau galvoju Edgaras, kokio leidimo negavęs, čia to, pradės sakyti, kas čia per renginys, taip toliau. Patikrins Viktoras, ar individualią veiklą išsiėmęs komentuoti varžybą. Čia buvo mažai. Jau slepiasi jisai. Irgi tada klausiu Gvido sekretorius, kas jie tokie Gvidos? Nežinau, gal žurnalistai. Tada aš jau sakau, tada finišuoja elitas. Jie atsirinko po 2 sportininkus, po 2 vyrus, tiek 2 moteris ir kadangi dopingo kontrolė, tai visą laiką turi būti su tais sportininkais. Ir jie vedasi ten Jokubauskį Tijų ir aš toks sakau jiems, gal muziką patildyti, gal iš intervo imsit, jie tokie, ne, gali tą muziką. Jau jie, kad ims tikrai ne intervo, tai faktas, kažką kitą. Ir tada tokia, mums tai ten buvo atrakcija ir labai smagu, sportinga gal ne taip smagu, nes...
Dopingo, kiek aš girdėjau, čia pasako kiti žmonės, kad dopingo kontrolieriai paklausė varžybų organizatorių, kur čia tualetas. Tada jiems parodė, kad bijo tualetą, jie tada nuėjo iki bijo tualeto, įvertino, kad nelabai gausis paimti mėginius. Tada sako, gerai, mes su sportininkais važiuosim į Viloną. Viešbutį, kuris buvo netoli varžybų centro. Ir jie tokie, dabar sako, blema, čia važiuoti prieš ar po. Sakau, tai važiuokit prieš, spėsite į apdovanojimus. Tai gerai, pasiėmė sportininkus ir išvažiavo. Paskui, aišku, vėlavo į apdovanojimus, tai ten, tokia buvo, tai čia sakau, ateityje, jeigu vėl bus dopingo kontrolė, tai bus galima irgi prisitaikyti prie jų, nes ir jiems buvo kažkiek to streso ir kažkiek tos nežinomybės, tiek ir mums buvo tos nežinomybės, bet toks buvo labai juokingas ir malonus siurprizas bei tokia atrakcija varžybų metu. Bet labai nefainai būti dopingo kontrolierium. Aš pats esu buvęs, tada vyko manos pasaulio jaunimo, Vilniuje čempionatas dviračių. Pasaulio jaunimo vyko. Orientavimuose? Jo. Čia kur Verkiuose buvo. Ten, man atrodo, buvo ir suaugusių. Ir suaugusių. Ir ten aš irgi tada ieškojau savanorių, tai ėjau prie dopingo ir aš buvau tas žmogus, kuris eina surinkti tą mėginį. Ir dar aš neatsimenu, ten gal iš Čekų buvo, gal Bogaras tada. Žiauriai nefainai, nes tie sportininkai, jie, žinai, pavargę ten ką tik po trasos, nieko jie nenori, žinai, ir tu eini ten pristoji su tuo indėliu ar ko, kad ten reikia tą mėginį. Ten dar, žinai, kviečia tave ir kartu į tą, žinai, bijo tualetą užėjti ten, žinai, ir panašiai. Tai tikrai buvo ir man, atsimenu, daug streso. Tai ne tik sportininkam ir tikrai toks supratingumo iš tų sportininkų irgi norėtųsi, kad čia, žinai, žmonės nepasimėgaut, ateina imti tos mėginius ir... Čia, aišku, klausimas, koks to buvo jausmas stebėti, kai kitas vyras atlieka. Nes visgi... Šiaip jeigu žmonės nelabai žino, kaip ta vyksta dopingo kontrolė, tai čia irgi buvo čempionato metu, atsirinko 2 merginas, 2 vaikinus ir dopingo kontrolierius, jis visą laiką turi su jais būti kartu, taip. Juos stebėti, kad ten gingdė koks nors draugas ar kolega net nežinau, ten net neštų kokio maišelio su kitu šlapimu ar panašiai, tada tu turi su juo keliauti į tą vietą, kur jau turi atlikti tą ir tu turi stebėti visą laiką, kad jis irgi atlikdamas reikalus, nepaimtų kito, nežinau, mėginio ir nesu... Bijo tualetą, tai pasimė, žinai, iš bendro. Aš nenustepčiau, ta prasme, šiais laikais, kai nori išvengti dopingo testo teigiamo, tai tu gali bet ką, manau, padaryti ir ten tų istorijų, manau, visokių būtų ir čia tikrai nebūtų kažkoks labai didelis... Nenustepčiau, jeigu taip kažkas nors padarytų. Ir prie rezultatų prieinant, kas nusipelnė turbūt jau tų dopingų testų, ar ne, tai Gabija Rimkutė, jeigu neklystu, pirmą kartą tapo Lietuvos čempionė elito grupėje. Ir vėl su Gabija Ražaitytė finiše kovojo. Naktinėme čempionate jos abi tada kovojo, tada Ražaitytė 3 sekundėm laimėjo, šį kartą pavyko kitai Gabija iškovoti čempionas titulą. Ražaitytė 2, Teklė Emilija Gvildytė 3 vieta. Irgi tikrai ten nebuvo labai didelis atsilikimas, turėjo matyti savo varžovių nugaras. Pas vyrukus, aišku, nebuvo čia nei Kevino Lišausko, nebuvo nei Tautvydo Rimkaus. Rokas Barauskas 1 vieta. Ir tikrai solidžiai aš pasižiūrėjau dar specialiai GPS-ą. Gražiausiai, ta paskutinis, kur buvo ilgas prabėgimas per pelkę, gražiausiai sugalvojo, kaip prakirsti. Mažiau pasisekė kitiems sportininkam. Vienam iš jų iš jaunimo, Domui Juknevičiui, turbūt labiausiai nepasisekė, nes žmogus ir dėl trejeto darėjo. Ir tiesiog sugalvojo turbūt per sudėtingiausią vietą tą pelkę kirsti, nekirto su visais kitais. Tai taip ir pasidalino tos vietos, tai Mitrikas 2, Semaška 3 ir vėl Arboro Kaušakys 4, tai 3 Arboro sportininkai top 4. Buvo smagu matyti tiek daug Arboro klubo sportininkų ir labai smagu, kad ta karta jų kol kas treniruojasi ir bando siekti sportinių tikslų. Tai labai smagu, kad ta visa karta jų, jie visi bendramžiai iš esmės ir jie visi kol kas dar ir tikiuosi dar ilgą laiką elite tikrai rodys gerus rezultatus. Na, o aš kaip visada pabersiu druskas. Tai kur tu buvai, Viktorai, visą žiemą? Tu žiemos printas. Bet tai aš čia, kai komentuoju, tiek prisirinku dabar visokių dalykėlių. Dabar dirbtiniai intelektai, visokie technologijos, žmonės skrenda į kosmosą, o pas mus neveikia radio kontroliniai punktai. Man kai pasako dabar organizatoriai, kad bus radio, tai aš toks,
neveiks. Man radio kontrolės punktai iš viso yra kažkokia mistika, žinai, aš radio kontrolės punktą, kaip aš įsivaizduoju, tu planuoji trasą ir tu galvoji, kur paimta tą skaitinį tašką, kad žino tarpinius rezultatus ir ten jį pastatai. Ir jie visada kažkaip Jie visada neveikia. Kodėl jie neveikia? Arba jie būna pastatyti belenkur, nes, pavyzdžiui, vyksta varžybos, kur yra skaidimas ir sugalvoja, pavyzdžiui, radio punktas vidury vieno skaidimo, žinai, kur visiškai nėra jokios logikos tarpiniam rezultatam stebėti, nes skirtingi tie skaidimai ir panašiai, ten pats vidurys. Ir tada sako, tai mes išdėliojam, o po to mes tiesiog žiūrim ir galvojam, kuris čia suveiks. Ir man iki galo nėra aišku, kaip tai veikia ir čia kažkoks būrimas iš kavos tirščių, nors tai normaliai panaudojęs, tu galėtum daug įdomiau padaryti, sekti varžybas, net ir tu įdėk tą vieną tarpinį prieš paskutinius, ar ne, irgi tada daug geriau žinosi visą varžybų dinamiką. Jo, bet problema tame, kad kažkodėl neveikia. Net jeigu, nes aš dabar irgi kiek kalbėjau su organizatoriais, tokiai sakau, pastatykit toj vietoj, viskas turėtų būti gerai. Ir dabar irgi bendras startas. Valanda praėjo, nėra jokio rezultato. Jau vos ne žmonės finišuoja, aš net nežinau, ta prasme, GPS-o neturiu, radio punktų neturiu, tai praktiškai jau matau finišę, pirmasis finišuoja, tai čia greičiausiai ir bus nugalėtas, nes aš jokios informacijos neturiu. Ir aš nesuprantu, kaip ta technologija veikia, bet jie iš tiesų neveikia ir jeigu veikia, tai gal kartą per metus ir suveikia. Tai nežinau, kas ten per technologija tokia, kuri niekada neveikia. Vienas, žinau, kas veikia, tai ryšys. Man rodos, radio ryšys ir net ne radio, ten SIM kortelės, man rodos, ne? Ir jeigu nėra ryšio, kad tada ir tai yra sunkiau pagauti, ar čia tik GPS. Ten būna, kiek aš dabar irgi yra pasakoja, tai nėra ryšio. Tai kažkas pamiršta suaktyvuoti, jungti tą radio stotelę. Ir čia gaunasi, kad vis tiek tas, kuris stato, turi nešti dar vieną stotelę. Gal ten kur nors punktas suplanuoja duobėjai, tos stotelės neiškelia, žodžiu, ten milijonas problemų. Atrodo, čia viskas taip paprasta, bet milijonas problemų ir mes niekada neturim to. Nes jis užfiksuoja tam tikrą rezultatą, nes kai sportininkas grįžta, tuos tarpinius išmeta, bet tuo momentu, kai jisai atsižymė tą kontrolinį punktą, jokia informacija neteina. Ir aš manau, kad niekada ir neveiks ta technologija. Tai va tokia liūdna gaida, bet turime linksmesnį. Nežinau, aš manau, iš tikrųjų reikia mums visiems suremti petis į petį, nepasiduoti. Čia yra tiesiog radio stotelė. Ir pabandyti visiems kartu, pagaliau ją įveikti. Aš irgi asmeniškai noriu kreiptis. Ar mes turime IT specialistų, kurie gali spręsti šitą problemą? Čiagi ne raketų mokslas, čia tik radio kontrolės punktas. Padarykime, kad tai pagaliau veiktų. Ačiū. Judame toliau prie kito Lietuvos čempionato, dviračiais. Taip. Ten daugiau buvo veikiančių dalykų. Daugiau veikiančių dalykų, kas neveikia, tai maišelis Jonas biški. Panašu, tikrai nustebino mane jo, jeigu kalbant apie vidutinę trečioji vietą. Sprintį jisai net nebuvo top 3 ir jam nedaug trūko, kad ir vidutiniai jisai nebūtų tarp geriausių trejeto, nors iš jo buvo tikėtasi man bent jau daugiausiai. Ignas Ambrazas mane tikrai nustebino, nes jisai toks buvo slapukas, jisai dingęs, jo nėra, jisai berods Prancūzijoje ar Italijoje kažkur treniravosi dabar visą laiką, tai ir stovyklose kartu nedalyvavo ir jo Stravą bandžiau įsijungti, ten paskutiniai duomenys, kaip iš radio to kontrolės punkto, ten 2025 metų. Gal tu irgi užbadintas esi? Gal irgi užbadintas, nežinau, reiks paklausti pas Igną, tai stipriai jisai grįžo. Pirma vieta vidutiniai, sprintė jisai antras, tai labai dėl jo smagu ir Regimantas Kavaliauskas toliau rodo savo klasę. Namų sienos padėjo ir buvo labai įdomu stebėti, bent jau peržiūrėjau GPS transliaciją, buvo įdomu stebėti jo kovą su Ignu, kur vienas, antras laimi, trečias laimi ir toks jų tokia savaitgalio kova vyko tarp jų dviejų iš esmės, nes visi kiti tai nuo pat pradžių jau tokio tempo negalėjo pasiūlyti, tai tarp šių dviejų vyrukų iš esmės ir vyko ta pagrindinė kova. Pas moteris irgi vieną tokią pagrindinę kovą galima skirti, nes kad Algirda Mickuvienė šiuo metu už Gabrielę Andrašiūnę yra greitesnė, tai faktas. Pirmos dvi vietos kaip ir aiškios ir tada Karolina Mickevičiūtė Jodišienė kartu su Juste Umbrazaite tarpusavį kovojo tiek pirmą, tiek antrą dieną.
Umbrasaitė šiaip dar vidutinį rodos, jinai visai neblogai rėjo. Jinai ten galėjo ir top 2 net kažkur apie tas vietas vaikščiojo, bet to stabilumą jinai neišlaiko. Pasižiūri ten tą kreivę, žinai, gali net ir lyderių laikus rodyti, bam, klaida krenta. Tada vėl eina, bam, klaida ir vėl krenta. Nors iš tikrųjų stovykla ir kai vyko ir ten Portugalijai tokias mini varžybėlės dalyvavo, tai pats minėjau, kad neramina Justės formą, bet šį kartą tikrai visai neblogai suvažiavo. Gabrielė džiugina, kad grįžta į top lygį pamažu. Aišku, Algirda karaliavo tą savaitgalį, bet labai smagu, kad Gabrielė grįžta. O aš tau turiu, žinok, protmūšio vertą klausimą. Oh my god, dabar prieš visą Lietuvą mane Viktoras sugalvojo sugėdinti užbers druskos, dabar ant mano žinių žaizdos jisai. Ne, čia manau, kad niekas nežino šito, bet... Tu žinai, turbūt jeigu klausi, nes jeigu tu nebent nežinai... Regimantas žino. Čia... Nes jeigu tu nežinai irgi, tai kaip tu žinosi, ar aš teisingai atsakiau? Dabar taip, Regimantas Kavaliauskas tapo Lietuvos čempionu. Taip. Pabandyk atspėti jo amžių. Pabandyk atspėti Regimanto Kavaliausko amžių? Taip. Atsimenu, kad praėjusiais metais Europos čempionate, kai statė stafečių komandas, sakė, kad senimas eina į antrą, kad ne 20 tai tikrai. Nežinau, aš duočiau Regimantui 35. Daugiau šiek tiek. 36? Virš 40. Virš 40 Regimantui? Gerai atrodot. Ponas Regimantai, tikrai užaugęs noriu būti bent kažkiek jūs tada. 4. Tokie yra jos skaičiai. 44 metai Regimantai. Taip, 44 metai jis tapo Jauniau už Lietuvos mane atrodo čempionu. Regimantas. Tu prasme 44. Wow. Šartu dar turi vilties tapti Lietuvos čempionu? Ne, aš vilties tapti Lietuvos čempionu nežinau, turiu, jeigu visi gautų diskvalus ir aš netyčia užbaigčiau trasą, tai... Nu, jeigu kaip pasakyti, numestum šiek tiek svoriuko, pasitreniruotum dar porą metų ir žiūrėk, jau Regimantą aplenktum. Nežinau, Regimantai, gal primsit mane į treniruotės, kažkaip pamokykit mane su to dviračiu važiuoti, visai norėčiau irgi pasisem patirties. Ir iš šios temos pabaigai dar toks irgi, šį kartą ne druska, o toks gal pasidžiaugimas, nes Rokas... Cukriuko dabar va. Jo, cukriuko. Užbers dabar keksiuką padarys jisai. Ant arbatos cukriuko. Rokas Mickevičius buvo toks atletas, kuris išleido labai fainą vlogą, galite irgi pasižiūrėti, Rokas Mickevičius, kuris pasako, kaip jiems sekėsi veikti elito trasą. Ir įprastai tokie video būna, kur, tiesiog muzika skamba, arba tiesiog video, kaip tu point of view vadinami video, kur tu įveikinėjai tiesiog trasą. O jis taip nuoširdžiai visą tokį dienoraštį parašė, kaip jisai išgyveno, kur klaidą darė, kodėl klaidą darė. Tai taip labai įdomu stebėti, ką jis tuo metu išgyveno ir kaip jiems sekėsi veikti tą trasą. Tai rekomenduoju pasižiūrėti, labai, labai fainas turinys iš Roko. Ok, o dabar turbūt galime šiek tiek sugrįžti vėl prie bėgimo, nes turėjome pasaulio taurę bėgti Šveicarijai. Pradėsim nuo gerų ar blogų dalykų. Šiaip visų pirma labai daug susilaukęs nuomonių čempionatas, ne čempionatas, taurė, labai daug negatyvo ir tikrai ir man yra rašę žmonių, kurie, ko čia tie žmonės važiuoja, ką ten veikia, kas čia per rinktinę, diskvalus tik tai gauna, kas čia per nesąmonę, tai visų pirma iš tikrųjų noriu pabrėžti, kad negalime taip jau baisiai jų ir kritikuoti, nes čia yra žmonės, kurie vis dėlto iš savo lėšų važiuoja. Federacija, kodėl jie iš savo lėšų važiuoja? Nes federacija neturi tiek pinigų. Nėra įgali išleisti savo sportininkus į taurės etapus, jų berods 10 yra per metus ar mažiau. Gal klystų, tų taurės etapų mažiau. Šiais metais bus 4, man atrodo. Jo, 4 etapai, bet vis tiek, tam, kad geriau susiprastumėte sumose, vienas etapas dalyvauti yra maždaug 1000 eurų. Tie žmonės važiuoja iš savo pinigų, tai yra tikrai didelė suma ir čia, manau, tai tikrai nereiškia, kad bet kas susimokėjęs 1000 eurų, vat, pavyzdžiui, aš susimanysiu ir varysiu tą čempionatą, tikrai man to nieks neleis daryti, tu turi kažkokį lygį palaikyti, bet jeigu tu tą lygį turi savo lėšų, tu tikrai ten gali vykti ir čia tie rezultatai ir atrodo tokie nuvilintis, iš kitos pusės čia reikia, manau, pasidžiaugti, kad iš viso žmonės savo asmeninės lėšas, nieko neuždirbdami iš šio sporto, investuoja tam, kad išvažiuotų,
kad treniruotųsi, jie tikrai nevaro šiaip, kad pakeliauti. Ta prasme, už 1000 eurų tikrai gali susigalvoti malonesnę ir smagesnę kelionę, negu 3 dienas varžybauti ir gauti po to Dvigubai. dar heito viso, ne. Gauti dvigubai nuo lyderių? Gauti dvigubai nuo lyderio arba gauti diskvalą, tai tikrai tuos pinigus galėtum investuoti kažkur kitur, o tu pasirinki važiuoti į tą taurės etapą, tai pasisemti patirties, tam, kad tam pačiam Europos čempionatui artėjančiam geriau pasiruoštum, nes čia turbūt viena didžiausių vietų, kur tu ir praktikos didelės gali pasisemti aukšto lygio ir pasikonkuruoti su tais sportininkais. Tai tikrai prieš rašydami visokius blogiausius komentarus ir dėdami į šuns dienas, prisiminkite, kad tie žmonės vis dėlto važiuoja iš savo lėšų. O dar kalbant apie rezultatus ir taip galbūt kalbant rimčiau, tai bent jau aš nebuvau, nebūsiu ir nesu tas, kuris labai kritikuotų mūsų rinktinę, nes situacija dabar yra tokia, kad yra pirmaujančios šalis, nuo kurių mes žiauriai atsiliekame ir čia kažkokių stebuklų net ir nereikia tikėtis. Tai smagu, kad mes iš vis dalyvaujam, reprezentuojam, kad yra sportininkų, kurie važiuoja ir kurie siekia aukščiausių tikslų. Tai man vien yra pozityvas tai, kad aš matau prie starto linijos lietuvius ir nesvarbu, ar jie bus 150 ar 10, vis tiek juos palaikysiu, nepaisant to, ar jie pateks ar ne. Žinoma, jeigu jie nuvažiavę ten neužsiminės kažkokiais netinkamais dalykais, bet kiek matau, ten yra motyvuoti, žmonės važiuoja ir kol yra motyvuoti ir stengiasi siekti kuo aukštesnių tikslų, bent jau aš juos ir palaikysiu. O šiaip aš pasidomėjau rezultatais, nes mes irgi čia sakom, čia labai daug gauna, tai aš čia turiu tokį, kaip sakydavo Algirdas Butkevičius, negalima palyginti, bet palyginkim. Balandžio 6 diena 2026 metai Šveicarijos nacionalinė rinktinė turėjo atranką turbūt į šitą pasaulio taurės etapą, į būsimą pasaulio čempionatą. Ir Fabianas Abersoldas 5000 metrų bėgimą stadione nugalėjo su rezultatu 14:39. Aš atsiverčiau mūsų praėjusios vasaros Lietuvos čempionato lengvosios atletikos 5 km irgi vyrų rezultatus. Lyderis bėgo 14:44. Tai negalima palyginti, bet palyginkim, jeigu tu nori būti prizininku pasaulio taurėje, pasaulio čempionate, tu turi bėgti iš 15 minučių 5 km ir su tokiu rezultatu tu ne tik, kad galėtum pretenduoti galbūt į medalius, bet dar ir nugalėti Lietuvos čempionate lengvosios atletikos gana lengvai. Taip kad tie lyderiai, kurie užima pozicijas 10-ukose, 20-ukose, bėga tokiais greičiais, su kuriais Lietuvoje nėra žmonių, kurie bėgtų tokiais greičiais 5 km. Tai čia irgi palyginimai, kokiam lygyje dabar yra sportininkai ir kaip vis dėlto nėra lengva iškovoti prizinės pozicijas. Ir dar vienas dalykas, tas galbūt, kad nebuvo akcentuotas, bet tiek šveicarai, tiek švedai, tiek prancūzai, jie galėjo, ir lietuviai, aišku, galėjo po 8. Tai ten aš irgi skaičiavau šalis, tai iš esmės tos dominuojančios šalis, Švedija, Norvegija, Suomija, Prancūzija, į 50-uką pateko beveik visi tų šalių atstovai. Ir labai nedaug šalių buvo kitų, kurių pateko ten po 1, po 2, tai mes Lietuva nesam jau ten visiškas paribys orientavimuose sporte ir dėl to, kad tos lyderiaujančios šalis bėgte yra šviesmečiais aukščiau už kitas šalis, dėl to ir susidaro tokia situacija, jog mums nepavyksta prasibrauti į top 50-ukus. Net ir šiaip, pavyzdžiui, jeigu žiūrint ar ne stafetėje, ten Vilija diskvalą gavo paskutinėme etape, nes neten kirto požeminę perėją berods, ar ne? Ne tą variantą pasirinko, tai aš žiūrėjau iki to laiko maždaug kelinti buvom, tai aš dabar neatsimenu, ten tiksliai 24 komandos įskaitinės, ar ne buvo, man atrodo. Ja. Kažkas apie tai ir finišavus Vilijui, tai mes buvome apie 16-17 vietą, man atrodo, kažkur plius minus, tai primetus ten taip labai neišfiltravus, tai nėra toks ir prastas rezultatas, ne, čia aišku, ten dar yra tų komandų, kur virš būna, nesiskaičiuoja tos dublerių pagal laiką, bet, nėra tose, kokį rezultatą mes ant lėkštutės prieš akis turime dabar, nėra taip blogai viskas, tiesiog
ten irgi rašė ir peticiją mūsų federacija. Dėl tos diskvalifikacijos ten buvo iš tikrųjų labai painu toje vietoje. Turėjo mūsų federacija irgi savo argumentų, tačiau nepasisekė. Ir nuplaukė viskas. Čia labai dar daug uždėjo viso to, kad ir abi merginos pirmąją dieną buvo diskvalifikuotos. Tai, bet tiesiog, manau, reikia užmiršti šitą, užversti tą lapą ir laukti tiesiog kito taurės etapo, tikėtis, kad seksis mums labiau ir matysime tą realesnį rezultatą. Nesakau, tos 3 raidės DSQ šiuo metu tiesiog labai iškreipia viską iš konteksto. Ir pratęsiant irgi tavo mintį apie tą diskvalifikaciją, tai buvo išsiųstas Tarptautiniai federacijai raštas su pasiaiškinimu, nes kodėl ir dėl dvigubų standartų, nes Kasparas Foseris, sprendžiant iš vaizdo medžiagos, kirto draudžiamą augmeniją ir kitas yra ženklas kirto draudžiamą sienelę. Bet federacijos atsakymas buvo toks, kad ten gal ir nebuvo labai korektiškai vietovėje nurodyta ir dėl to jie nediskvalifikavo Foserio, ateityje jie pasitaisys ir stengsis vengti tokių situacijų. Žodžiu, jie iš esmės taip maloniai pasakė, kad mes nieko negalim padėti, ateityje patobulėsim. Aišku, ta vieta, kur ten, kas liečia Foserį, tai, iš tikrųjų, labai žemai buvo ta augmenija, ten sunkiai suprasi ir aš bent kiek domėjausi, tai tokiu atveju turėtų būti papildoma kažkokia juosta, žymėjimas, kad atkreiptų sportininkas dėmesį ir nekirstų tos vietos. Ir pabaigiant apie pasaulio taurę, dar yra vienas labai svarbus dalykas - transliacija. Fantastinė transliacija, geriausia turbūt transliacija, kokią sumatęs, drono vaizdai, bėgantys kamermenai tai bėgantys žmonės su kameromis, kurie irgi filmavo ir ta prasme, tai buvo geriausia produkcija, tu praktiškai visą trasą buvo nufilmuojama ir tu matai mūsų tą sporto žavės ir tikrai jau galima būtų olimpinėse ramiai rodyti, nes tikrai aukščiausio lygio transliacija buvo labai įdomu stebėti. Ir tas mūsų sportas visai žavingas, pavyzdžiui, Kasparas Foseris automobilį neatsitrenkė. Tada tu matai... Ten žiaurų buvo, tada tu matai aš galvoju, kad gali nudėti bičių. Tada tu matai sportininkė bėga ir turistas eina ir vos nesusitrenkė su turistu. Tada iššoka, ten bėga, girdi šunys loja ten už tvoros. Ta prasme, tada irgi ten vienas punktas TV buvo prie daugiabučio. Tai ten irgi matosi, vaikai išeina pro duris, žiūri, laksto jam čia prie laiptinės krūva žmonių. Tai tikrai labai gera transliacija ir einant prie kitos pasaulio taurės OSKD, man kyla retorinis klausimas, kur transliacija. Nes jeigu mes bėgte padarom nuostabų produktą, tai dviračiais, bent aš kiek žiūrėjau storius, kaip atrodė apdovanojimų pakila ir ten, transliacijos jokios išvis nebuvo, tai man kyla retorinis klausimas. Vėl aš kreipiuosi į Tarptautinę orientavimo sporto federaciją, kodėl jūs skriaudžiate tiek dviračiais, tiek slidėmis, nes mes pirmam podcast'ą pasakojom, kokia apgailėtina buvo situacija su slidžių pasaulio čempionatu ir transliacija. Čia aš neradau jau niekur jokios transliacijos ir tada tu toks, tai ką mes galim kalbėti apie tos dviračius, tai dviratininkai nuvažiavo, kažkur pabuvo, kažkur kažką pavažinėjo, turim tik rezultatus gyvai, GPS'us, bet jokio vaizdo, ta prasme. Ir matant Europos čempionatą, kokį mes praeitais metais padarėm su kokia įspūdinga transliacija, tai čia man tai yra nepagarba sportininkams. Jo, man tiesiog kyla kitas klausimas tada šitoj vietoj, ar būtent IOFas yra atsakingas už transliaciją, o ne varžybų rengėjai. Tai čia gal, reikia ne į IOFą kreiptis, bet į pačius organizatorius. Bet vis tiek federacija yra suinteresuota, kad jų kuruojamos disciplinos, jos būtų populiarinamos, nes dabar tai, ta prasme, apgailėtina. Jo, bet sakau, tai jie gal ir palikė, jie, mato, kad Šveicarijoje vyko bėgte, jie pasidarė, mes čempionatą dviračių pasidarėm, tą transliaciją, ir jiems, gal to užtenka. Jeigu norės pasidarys, nes jeigu tu reikalavimą tokį kelsi, tada, automatiškai gaunasi, kad tu ir pinigų galbūt tom transliacijom turi duoti, arba tu turi pradėti rūpintis tais dalykais, tai čia gal irgi akmuo jų daržo, bet gal tiesiog bandymas nueiti lengviausių kelių, gal jie tiesiog sėdi,
ir tikisi čiūras laikydami, tikiuosi padarys transliaciją, bus tada labai smagu, nepadarys whatever, žinai, bet mes už tai neatsakingi. Bet kaip tu populiarinsi sportą, kai nėra transliacijos? Taip, šitoj pusėje tai tikrai, tai čia mes kalbėjom ir, gal pirmąją laidą, tų pačių straipsnių nebuvimas, jokio naujienlaiškio ar ne elementaraus apie tai, kas vyksta, arba jis labai atsiliekantis yra, mes savo federacijai greičiau nepasidarėm kai kurios dalykus. Ten apdovanojimų ceremonija, ten pas mus atvirų, ta prasme, ten Vilius, jeigu būtų, tai taip duotų spragilų ten tiem organizatoriam. Ten, atrodė tai baisiai. Ten atrodė kaip būtų eilinės, nežinau, kaip eilinis mūsų čempionatėlis toksai. Sakau, įdomu, nes yra ar ne ir tos gairės iš JOFO, kaip turi atrodyti apdovanojimų ceremonija ir viskas. Mes čia Lietuvoje labai griežtai laikomės, žiūrim ten, aš atsimenu, pats dirbau praėjusiais metais prie ceremonijų, labai jau detaliai skaitai, ne, kad ten atitiktų minutė viskas. Tačiau, kitos šalis rodo, kad nebūtina turbūt to laikytis. Ir nežinau, kiek šalių dega rengti tuos taurės etapus. Gal pats JOFas irgi yra tokioje situacijoje, kad, žinai, džiaugiasi iš viso, kad kažkas tai daro. Bet žinai, kas degė? Jonas degė. Atvira liepsna ir įspūdinga pirma diena jo. Jonas degė, kaip jisai degė, blogąją žodžio prasme, ar ne, čempionate ir Lietuvoje. Tai galvau, ko iš jo dabar čia tikėtis. Aš iš Ignual tikėjausi, kad galbūt žmogus irgi nustebins pirmąją vietą, tačiau jo, pirmoji vieta pasaulio taurės etape. Dar atsimeni, kalbėjom irgi praeitą epizodą apie praėjusius metus, kaip namų sienos jam padėjo, koks nusivylimas Lenkijoje ir ar iš viso dar galima čia iš jo kažko tikėtis artimiausiuose čempionatuose. Žmogus rodo, kad privalom tikėtis. Mane Leliūnaitė ir Mantė nudžiugino. Vadinasi, mūsų bent jau moterų elitas saugiose rankose. Ir kai jau Karolina Mickevičiūtė Dišienė galbūt ir Algirda Mickevienė jau tiek daug nesitreniruos, tai ką tu čia, Viktorai? Nors mes matom Regimantą Kavaliauską. Regimantas Kavaliauskas, mes priminame, 2 skaičiai, 4-4, Lietuvos čempionų tapo, tai čia dar dieve, nespėsiu, kiek Algirdai metų negražu turbūt to daryti apie moteris. Aš norėjau daryti irgi kvizą Viktoriną, kiek Karolinai metų ar kiek Algirdai, bet supratau, kad moters amžiaus geriau neviešinkim. Moters amžiaus geriau neviešinkim, tačiau tikrai nudžiugino mane ir Algirda, nudžiugino mane maloniai net ir Justė. Tikrai neblogas rezultatas, palyginus pirmą dieną, kiek jinai ten nuo Algirdos atsiliko nepilnas 50 sekundžių, kitą dieną labai nepasisekė jai, girdėjau, kad turėjo gana sunkią avariją su dviračiu, jinai ten visai skrido ir čiuožė ir nusitarkavo viską, tai vežėm rodos ją ten po to ir ligoninę apsižiūrėti, bet jo, kitą dieną startavo, bet matos ir ilga trasa, žinai, buvo, po tokio nutikimo logiška, kad tau sunkiau, tai tikrai sveikatos Justei. Ir tikiuosi, kad parodysi dar, ką sugebė čia šį sezoną. Ir kas dar mane nuliūdino, kad tai tu man dabar pasakyk, va čia tau kvizas. Tai grįžta ar negrįžta Gabrielė? Gal vėlgi palikim retorinį klausimą. Retorinį klausimą, žinom, nes... Ar reikia Gabrieliai grįžti? Gal tiesiog parašykit komentaruose. Reikia. Po šią tinklalaidę. Nerašykit, ar reikia, o rašykit... Gabrielė grįžk. Jo, hashtag Gabrielė grįžk, nes tikrai matome Lietuvos čempionatuose atrodo gerai, kartu su Algirda kovoja dėl aukščiausių laiptelių, tai tikrai tose taurės etapuose gal nėra prioritetas, tikrai dabar pabandykim suprasti ir ją, ne, visai neseniai gimė antras vaikas, tai yra tų reikalų namuose, pats esu 2 vaikų tėtis, žinau, ką tai reiškia, tai mamai dar turbūt sunkiau, bet gal išvysime ją, nes vis tiek, jinai atsirinkinėja, ar ne, ir pagal reitingus, tai tikiuosi, kad išvysime ją čempionatuose bent. Šarūnai, tu matai, kad aš esu tokią maikutę užsidėjęs, OS festivalis. Sunku nepastebėti, Viktorai. Ir kodėl aš ją užsidėjęs, gal gali? Nežinau, bandysiu, pasakyti. Tau labai patinka violetinė spalva. Violetinė spalva aš nesu abejingas ir aš taip pat nesu abejingas orientavimuose sporto festivaliui, kuris jau visai netrukus įvyks Vingio parke. Taip, tai gegužės 23 tikrai įspūdingas renginys, OS festivalis 12 val. Vingio parke prasideda pramogos visai šeimai. Ta prasme, ten nuo jauniausio iki vyriausio tikrai rasite ką veikti. Vyks mankšta, prasimankštinsim visi, pajudėsim, kad nebūtų jokių traumų, turėsim rogainingo varžybas, turėsime taip pat ir... Kakės makės batutų parką.
Tai svarbiausia, va, Viktorai, Jo. jisai va ten varys kakės, Aš tikiuosi, kad mane batutų priims parkas. ten. Aš bandau dabar sudėlioti viską apie varžybas, kokias bus. Kakės, makės, batutų parkas. Jo, tai... Labirintai. Talismanų labirinto varžybas. Žinai, man tos varžybas neįdomios. Man svarbiausia, kad kokia makė būtų, kad būtų talismanų labirintas, super sprintas, kitos kažkokios sportinės veiklos bus. Kokios jos bus? Pamatysit atėję į festivalį. Žodžiu, tau įdomi bus sportinė dalis, man ten visos pramogos ir... Ir kakė makė, kartu su mano vaikais galės varytis į batutus, galės jam palikti, kad man nereiktų jų žiūrėti ir galėčiau tuo metu sportuoti. Irgi, jeigu turite atžalų, reikia animatorius, Viktoras Taišiūnas jūsų paslaugoms. Bet šiaip tikrai vyks Rogainingo varžybos, jau galite registruotis, visą programą taip pat rasite osfestivalis.lt interneto svetainėje. Taip pat yra atskira įskaita visos dienos ir tarp moksleivių. Tai tikrai registruokit savo mokyklos komandas, ten dalyvauja visi. Mokytojai, mokiniai, tėveliai, seneliai, visi kartu bendruomeniškai kovosite dėl geriausios mokyklos vardo OS festivalio metu. O festivalis praėjusiais metais vyko Kaune, buvo tiesiog fantastiškas laikas, fantastiškas oras ir tikiu, kad šiais metais taip pat mes turėsime labai fantastišką festivalį. Šiais metais jis bus vienos dienos, bet manau, kad tikrai paliks neišdildomų įspūdžių. Žinai, dar ko, kas džiaugsis? Tikrai dar ką noriu priminti, tai renginys nemokamas visai šeimai, gegužės 23 diena, Vingio parkas, kur tikrai dar kartą priminsiu, nuo mažiausių iki vyriausių jokio kažkokio pasiruošimo nereikia ir tai yra tikrai puikia proga susipažinti su orientavimosi sportu iš arčiau. Ir žinai dar kas džiaugsis, kad tai vyks Vingio parke? Senamiesčio gyventojai, nes jie nuolatos dejuoja, kad visokie ten bėgimai, visokie maratonai vyksta centre. Tai va, mes jiems suteikėme galimybę, mes keliamės į Vingio parką, ten, kur jie visada svajoja, kad vyktų visi sportiniai renginiai, taip kad galėsite saugiai, ramiai, niekas ant jūsų nepyks, kad Vingio parke mes darome renginį, taip kad Vingio parkas, viena iš gražiausių Vilniaus vietų, susitiksime OS festivalyje. Taip ir ne tik OS festivalis, iš tokių renginių turėsime būtent tos savaitės metu ir pasaulinio orientavimosi sporto savaitę. Tikrai labai įdomus renginys, kuris trunka visą savaitę. Jo metu yra siekiama rekordo, kur daugiausia žmonių visame pasaulyje visą savaitę orientuojasi. Rekordas, man rodos, buvo pasiektas 2019, ten turėjome beveik 400 000 dalyvių, kodėl jo nepagerinus šiemet ir tikrai Lietuvoje yra stengiamasi prisidėti stipriai prie to rekordo. Daug miestų labai turės įvairiausius renginius, labai didelis akcentas yra dedamas į moksleivius, į jaunimą, taip pat bus ir atviros treniruotės, Palangoje berods bus ir mini Rogainingo varžybos. Tai tikrai bus tų veiklų ir dar labai didelis akcentas yra taip pat dedamas ir iki mokyklinio ugdymo vaikams. Tai irgi didžiausiuose miestuose ir ne tik dabar, jeigu neklystu, tų miestų yra, pasižiūrim, 9. Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus, Prienai ir Plungė. Pasižiūrėkite tikrai orientering.lt, rasite daugiau informacijos. Būtent daržineliukams bus skirtos trasos tam, kad jie geriau pažintų orientavimosi sportą. Tai tikrai kviečiu visą savaitę dalyvauti renginiuose. Šiuose miestuose yra jų, kaip ir minėjau, ir daugiau. Palangoje turėsime tikrai, žinau, ir mini Rogainingą. Kaune labai daug renginių, man rodos, tai bus miestas su daugiausiai jų. Tai tikrai atviros treniruotės, mini varžybos bei susipažinimas su orientavimosi sportu visai šalia jūsų. Ir toliau tęsim pozityvą. Kita mūsų pozityvi tema yra mokykla. Atsirado tokia platforma, aš jau ją išbandžiau, ten visą išnagrinėjau. Irgi mūsų moksleiviams, ne tik moksleiviams, ten šiaip... Ne tik moksleiviams, ten, aš atsidariau ir pamačiau, kad gal dėl to aš nieko nepasiekiau šitam sportui, nes mano laikais tokių nebuvo. Ten net yra 4. tas lygis, iki kurio dar tikrai nepriejau, kur tau net moko praėjimo pasirinkimą. Ten išmokys tave ir skaityti kalną, ko dar iki šios dienos nesugebėjo skirti nuo lomos. Tai tikrai, čia berods pagal Norvegijos federacijos pavyzdį sukurta platforma, prie to labai stipriai prisidėjo, kūrė Paulius Aleliūnas, Viliaus Aleliūno brolis. Toks projektas buvo įgyvendintas ir ten tikrai, jeigu nežinote ar ne, nuo ko pradėti, tai ten galite susipažinti su ženklais, spalvomis, žymėjimu, kompasu, kaip naudotis. Ten, kas man labai patiko, yra tokios nuotraukos, kur tu gali
Slankioti liniją ir tu matai, kaip atrodo oro nuotrauka padaryta ant žemėlapio. Vat būtent kaip atrodo tas vaizdas atspindys, kad tu geriau suprastum, ką tu matai realybėje ir kaip tai atsispindi orientavimas į sporto žemėlapį. Šiaip fantastiška platforma ir mes kaip daug metų to užsiemantis, tai mums šitie dalykai jau kaip tu vairuoji automobilį, viskas automatiškai jau vyksta. Dar kartą pasikartosiu, Viktorai, tau, žinok, man atrodo, kad tu buvai rinktiniai Lietuvos, o ne aš vien dėl to, kad tu namuose slapta turėjai kažkokią panašią platformą. O jinai buvo visą gyvenimą nuo manęs slepiama. Radau namuose 1965 metų jaunojo orientacininko vadovėlį. Wow. Tai buvo labai juokinga paskaityti, kaip tais laikais traktavo tam tikrus dalykus ir vienas iš buvo dalykų, jog sekti kitą sportininką yra didžiulis blogis. Tai žinau, kad turbūt visos treneris beveik yra skaidžiusi šitą vadovėlį, nes jeigu aš ten bent biškį geresnį laiką parodydavau kažką prasegęs, tai mane kaldavo prie kryžiaus. Tai šiaip nieko blogo yra sekti kitus dalyvius ir netgi kai kurios rungtys yra tokios, kur tu turi sekti kitą sportininką ir tai yra irgi šio sporto žavesys. Tai šitoj mokykloje... Aš atsimenu tokį, mes turėjom kolegą, nežinau, ar tu jį atsimeni, iš Kauno, toks Girius buvo, jisai kažkuriam čempionate, kai išbėgom, jisai pasižiūrėjo, tiesiog ateidavo prieš varžybas, pasižiūrėdavo starto protokolą, šiandien mane 2 minutės gaudys kukę. Tai jo, jisai išbėga taip, jis išstartuoja, nuvaro prie Ž punkto, čia jau kukė pasuka, jį pasigauna, sako, aš žiūriu, jisai žemėlapį užsikišęs už nailono, va čia tiesiog kelnėsi ir jis jau tiesiog vos nežemą startą paėmęs, tiesiog set paskui ir jis net nežiūri žemėlapį, tiesiog visada prilipęs prie nugaros, žemėlapis ten jisai tiesiog įsitraukiau prie finišo, kad nesidaryti savo daugiau gėdas, bet yra ir tokių taktikų. Tai va, kad nebūtumėt tokie kaip mūsų ką tik tai minėtasis atletas, o mokykla ten pagal vakarietišką mokymą, viskas labai paprasta, viskas labai aišku ir galite susipažinti su šio sportu. Jeigu kažką galbūt pamiršote, pagilinti žinias. Tai labai nuostabi, mokykla platforma. Jo, orientering.lt. Jie galite rasti. Nuėję ten dabar prie pagrindinių naujienų iš karto matysite pats didžiausias blokas, spaudžiate ir gilinate savo žinias į orientavimą į sportą. Ir Šarai, čia mes kažkaip labai daug pozityvo kalbam. Ne, aš nepasakyčiau, kad daug pozityvo, tu tos druskos pribėrei tiek, kad tai gal paberkim, man darosi burnoje. Gal išsiberkim mūsų pabaigai. Nauja tinklalaidė. Viktoro kritikos valandėlį išsikalbėkime. Taip, tai išsikalbėkime ir šiandien mūsų paskutinė tema reitingai. Ir ten yra tokių įdomių dalykų. Yra nemažai kritikos, aš esu girdėjęs ir varžybose, kai kurie žmonės irgi nemažai beria kritikos reitingams, nes ten yra tokių, pati reitingų sistema, jinai labai sudėtinga yra, ypač dabartinė. Anksčiau tai ten kažkaip gal paprasčiau viskas skaičiuodavo, dabar ten yra tokios formulės, kur tu ten, prasme, nebaigęs aukštosios matematikos turbūt net nelabai suprastum, kaip ten viskas vyksta tas skaičiavimas. Ir ten atsiranda tokių keistų dalykų, kur sportininkai, kurie tikrai nėra lyderiai, jie yra pirmose pozicijose. Ir čia yra problema ne tik su Lietuvos reitingais, bet yra problema ir su pasaulio reitingais, nes Judita Traubaitė yra nuostabus pavyzdys, jinai dabar užima 52 vietą pasaulinėse reitinguose, nors ji nestartavo nei vienam tarptautiniam renginyje, čia tik tai atvažiuodavo Lietuvoje ir laimėdavo. Jo, tik Lietuvos VRA varžybose sudalyvaudavo ir to jau užtekdavo, kad 52 vieta. Tai problema yra ne tik mūsų reitingai, bet gal iš biatlono skaičiuojasi dar. Gal tiesiog, Traubaitė, gerai, dar 1000 dadedam, tai gal yra kokia formulė, kad jeigu kitą sporto šaką užsiėmė, dar 1000 prideda. Tai ta problema egzistuoja ir kol kas sprendimo jokio yra horizonte nematyti. Mano būtų siūlymas, aš pabaigsiu pozityvę natą. Mano siūlymas būtų iš vis mest lauk tas reitingus. Visišką atgyvena, tiesiog paprastai. Vėl imam biatlono pavyzdį, ten yra pasaulio taurės, skaičiuosi taškai. Tiesiog paprastai skaičiuojam taškus. Laimi Lietuvos čempionate bendro starto, gauni 100 taškų, antra vieta gauna 70 taškų ir taip skaičiuosi taškai. Ir nepradedam tų sudėtingų formulių ten vynioti. Aš džiaugiuosi, kad tu nepasiūlė iš viso orientavimus į sportą Lietuvoje uždrausti, nes jau kai taip užsivedęs kalbėjo, atrodė, kad viskas. Tačiau, man šita dabartinė reitingų sistema, toks variantas, galbūt sakyčiau, lygom. Kur, kaip ir minėjau, tu tiesiog daug dalyvauji,
ir tu kažkokiu būdu dar gali ir aukštai būti, ne, kas vyksta ir dabar, ir neatspindi to tikrojo veidrodžio. Čia, manau, yra didžiausia problema, kad mes turim tik tai, pavyzdžiui, mes turim atskirai sprintą, mes turime tik tai vieną Lietuvos čempionatą, kur susirenka visi geriausi ir tai dar kelių žmonių trūksta, ir tada yra eilė tų sprintų, kur tiesiog, neturim daug žmonių, ir labai išsikreipia tų rezultatų. Ir yra tikrai, kur daug kas dalyvauja, dar gerom sąlygom užima ir neblogą vietą, ar ne, kažkam nepasiseka ir panašiai. Tai čia aš gal irgi tokį siūlymą iš savo pusės neatimti, bet sukurti. Pavyzdžiui, padaryti, kaip yra taurės, ar ne, pasaulio etapai, padaryti Lietuvos sprintų, bet ir pavadinta, ne, ir kad tai ne tik būtų numesta klubam, bet labai stipriai prisidėtų ir Lietuvos orientavimosi sporto federacija. Ir mes turėtume, pavyzdžiui, 3 sprintus, nežinau, per sezoną ten 4, galbūt jų šiek tiek daugiau net, tačiau kurie būtų įskaitiniai ir kurie pritrauktų geriausius sportininkus dalyvauti. Tokiu būdu tie rezultatai tada labiau atspindėtų realybę, ne, nes mes tada turėtume pilną konkurenciją, ko dabar labiausiai ir trūksta. Tai švedai turi Švedijos lygą, mes galėtum turėti Lietuvos lygą. Ir mes dabar turim jau tas lygas, kur skaičiuojam taškus, veteranų lygą. Tai mes galėtumėm turbūt taip daryti, metam reitingus iš šiukšliadėžę ir turime tik tai lygas, kur irgi renkasi taškai ir yra apdovanojami. Tik tai va, ta lyga, supranti, jinai tokio svaraus žodžio neturi, ne? Čia visi lyga, kaip ir minėjau, čia yra žmonės, kur pasižiūri kaip į masinės arba kaip į kažkokį šansą, kur tau užimti kažkokią geresnę vietą ir elito sportininkas, žinai, atsirinkinėja, kurios varžybos jam yra svarbios, kurios šiek tiek trukdo, tai kas man svarbiausia yra ne turbūt Lietuvos čempionatai. Aš varau Lietuvos čempionatus, visos kitos varžybos, turiu laiko varau, turiu lėšų varau, su kažko sueina sutampa varau. Ir tai nepritraukia galbūt va taip stipriai tų stipriausių sportininkų, tai pritraukia visuomenę aplamai sportuoti ir daugiau žmonės dalyvauti, daugiau varžybų, tačiau elitas mūsų pats stipriausias labai atsirinkinėja tas varžybas. Tai gal va sukurti varžybų vardo svarbą ir padaryti tai, kad, pavyzdžiui, nežinau, vat būtent šitie 3 varžybos yra atrankinės, ten, nežinau, kažkokį čempionatą ar ten taurės etapą, taurės gal ne, nes už savo lėšas žmonės važiuoja, tačiau vat į rinktinę, ne, atrankiniai etapai ir vat tik šitie etapai ir skaičiuojasi į mūsų reitingą. Tokiu būdu mes surinksime pačius stipriausius sportininkus, kurie varžysis ir tada bus labai sunku iškreipyti galiausiai tą rezultatą. Tai čia, manau, mes į panašią mintį keliaujam, nes dabar, kur yra problema, mes turim reitingą ir mes turim tas lygas. Ir tada, tai tu reitingo lyderis ar tu tos lygos lyderis? Toks gaunasi 2 dalykai apie tą patį iš esmės. Tai mes galėtumėm vieną kažkokį turėti dalyką, tą patį elito lygą, kur tu ten galėtum pasakyti, kad va, yra sprinto lygos 4 etapai ir ten miško kažkokios lygos 4, ten miško lygos varžybos. Ir dabar, man atrodo, yra kad koeficientas. Jeigu tu Lietuvos čempionato turi 1,2 koeficientą, kitos varžybos 1. Bet čia, supranti, varžybų masiškumas skiriasi labai, nes lyga, jinai sutraukia beveik visą varžybų tinklelį. Ten, jeigu tu atsidarytum, tai reitingai yra irgi jie visą tinklelį skaičiuoja. Tai ką aš ir sakau, reiktų, aš tas lygas ir palikčiau toliau pritraukinėti žmonėm, nes sakau, yra tokių, kur tikrai dėl tos lygos prizinės vietos, jie kelsis, važiuos, ten, nežinau, iš Kauno į Šiaulius, tam, kad sudalyvautų kažkokia estafetė ir kažkur, kad pasimtų ar ne tą vietą. O reitingą aš sumažinčiau, kaip tik, iki ten sakau, 4 kokių startų, atrinkčiau pačias svarbiausias varžybas, iš federacijos pusės labai stipriai prisidėčiau, dar galvodamas kitus variantus, skatinti geriausiams sportininkams ten atvykti ir padaryčiau tas varžybas išskirtinės, nes sakau, lygos man labai panašus yra dabar modelis kaip masinės, kur tiesiog traukiamas aiškumo, o čia reikia sutraukti į nedaug varžybų pačius geriausius, nes, tikrai, jeigu tu tai padarysi taip pat kaip su lygom, to dideliu tinkliuku, lygiai tas pats kaip ir dabar, nevažiuos geriausius sportininkai, tu turi sukurti tom varžybom kažkokią išskirtinę reikšmę. Matai, dar yra pritraukimas prie kažkokių atrankinių, pavyzdžiui, varžybų į rinktinę, tai padėtų. Matai, dar yra niuansas, kad pagal reitingus, man atrodo, starto protokolų sudarinėja čempionatuose, tai tada pagal lygos rezultatus sudarytum protokolus, o tada tą taurę turėtum kaip atskiras varžybas, kur ten, galėtum tada prominti, tada turbūt tokiu keliu keliauti, nes dabar ten reitingai baigiant, tai ten tokia formulė, kad, ta prasme, labai sudėtinga ir ten kažkaip man labai keista, jog skaičiuoja, pavyzdžiui, Tautvydas dabar, man atrodo, primauja, jo ima rezultatus iš 24 metų. Kodėl iš 24 metų ima? Manau, palikime dar vieną retorinį klausimą. Tipo, ima už 2 paskutinius metus, bet,
Čia irgi toks, vat, būtų įdomu išgirsti kitų nuomonių, tikrai vat, tų stiprių elitininkų, arba tų vat, pavyzdžių, galbūt, kurie gali atsivežti ar ne iš kitų šalių, nes aš irgi dabar toks, čia gal pradės sakyti, ką jisai čia eilinį sykį nusikalba, sofos ekspertas, bet nu, tiesiog įdomu, kaip padaryti tai sąžiningai ir, nesakau, dabar nu, man atspindys panašiai kaip mūsų lygų ir tada apie ką tas reitingas yra ir ką jis įrodo, nes tikrai kaip ir mes susirašinėjom ar ne su taimi prieš keletą dienų, nu tu atsiuntei, nu absurdiškas tas, su visa pagarba, nu tas sąrašas neatspindi mūsų stipriausių šiuo metu sportininkų. Miško gal dar atspindi, bet sprinto tai ten yra... Ne, sprinto tikrai ne ir, nu dabar ne, tas pats Vilius Aleliūnas, pirmoje vietoje. Nu aš nemanau, kad jisai dabar irgi va, pasaulio taurės etape Kasparas įlenkė, nu nemanau, kad Vilius dabar yra number one. Sprinte, nes miške tai ten, manau, visai teisingai, bet sprinte nu, taip, jo. Bet sprinte tikrai ne. Tomas Kuzminskis antras. Su viso pagarba Tomai, bet, nu, tai apie ką mes šnekam, nu, visiškai neatspindi jokios realybės. Tai manau, kad pradėjom diskusijas, manau, kad tos diskusijos vyksta ir federacijos viduje, tose suinteresuotose komitetuose irgi vyksta ir manau, kad tikiuosi, jog ateityje bus rastas sprendimas ir tie, ar reitingai tai bus, ar lyga bus, ar kažkokia Lietuvos taurė, ar kitas formatas, bet kad mes turėsime kažkokį adekvatų formatą. Taip, labai to tikimės ir gal pasidalins dviračių reitingo pavyzdžiais, kaip ten viskas vyksta, mūsų svečias Jonas Maišelis. Legenda Jonas Maišelis. Šiandieną šalia mūsų prisijungia žmogus, Europos čempionas, pasaulio taurės etapo laimėtojas, žmogus, kuris netikėjo, kad įveiksiu maratoną ir to pasekoje man pralaimėjęs didelę dėžę labai visiems mėgiamo gėrimo. Jonas Maišelis, paplokime, pasitikime. Ačiū. Ir aš dabar irgi papasakosiu savo istoriją. Jonas, aišku, to neatsimena, bet man jaunam žmogui labai įstrigo ta akimirka, tas momentas. 2010 ar 2011 metai. Stovykla, šventoji, mes pietaujam, poilsio namuose, kurie tikiuosi, kad dabar yra jau šiek tiek geresni, nes ten toks senas sovietinis maistas, sovietinė valgykla ir pietus ir mes laukime, kol Jonas grįš. O Jonas turėjo treniruotę nuvažiuoti iš Šventosios į Klaipėdą ir grįžti atgal. Dviratininkams tai nėra kažkoks labai įspūdingas atstumas, bet man, paaugliui 11-okui, tai atrodė kažkoks kosmosas ir nuo to laiko aš jau galvojau, kad iš Jono kažkas išaugs, nes jisai ramiai suvažiavo iki Klaipėdos, sulakstė, grįžo atgal į Šventąją, tik kadangi buvo plus 30, tai jis buvo visiškai dužęs, tai man nuo to laiko aš ir galvojau, blemba, iš šito žmogaus kažkas turės gautis, kažkoks sportininkas. Tai matome, kažkas gavosi. Wow, Viktoras kaip senas skautas, jau 11 metų, jisai matydavo kiaurai žmonės, kas iš ko išaugs. Kas be Viktoro dar tave, Jonai, pastebėjo? Čia šiaip labai gera šita istorija, šiandien buvau pamiršęs, bet aš neatsimenu, kad Viktoras buvo toj stovyklai, bet iš tikrųjų tas važiavimas iš Šventosios į Klaipėdą nebuvo visiškai toks, kaip Viktoras sako, nes likus gal 10 kilometrų aš bonkinau. Tie, kas nežino, ką reiškia bonkinti, tai tiesiog, kai tu mini dviratį, mini ir tavo jėgos tiesiog dingsta ir tu nebeturi visiškai jėgų, tai aš likus gal 10 kilometrų tiesiog stojau pagulėti šalia miškelyje, atsigauti, nes aišku, valgyti nepasiėmiau, nežinojau, kad čia reikia valgyti, gert turėjau, gal neturėjau, bet buvo labai prastai. Ir man atrodo, po to, kai pagulėjau, biškį atvėso, ar ten gal prasidėjo lietus, tai šiaip ne taip grįžau, bet jo, čia buvo toks epinis mano vienas iš turbūt tokių sudėtingiausių važiavimų ir tikrai nuotykių. Nes, jeigu šiaip dabar dviratininkų pasakytum nuvažiuoti iš Šventosios į Klaipėdą, nėra čia kažkoks, ta prasme, ne maratonas čia, nėra kažkoks iš Vilniaus į Klaipėdą pasako, jau nėra jau kažkas jau tokio. Bet šiais laikais treniruotė pas dviratininkus, kurie yra mažiau nei 100 km, tai čia netreniruotė. Tai... Bet tas vaizdas, ten gaila tais laikais nebuvo, nežinau, niekas nenufotkino Joną, nes jis, kaip ir sakė, bonkino, ateina į tą, pavadinkime, liberaliai kavinę. Valgyklą.
Ir toks visiškai dužęs, ten toks ateina, dužęs visiškas. Toks kotletą ten tiesiog, kiek atsimenu, man atrodo, tiesiog valgėnis, bet jau nerodė gyvybės ženklų. Dvigubą porciją pamenu, kad suvalgiau ir šiek tiek spalvas sugrįžo man į akis. Jo. Jo, tai nuo ko prasidėjo? Ta tavo visa, ar būtent nuo to važiavimo, ar kur buvo tas tavo jau startas sporte? Mano kaip orientacininko karjera prasidėjo, jinai turėjo kelias pradžias. Viena pradžia buvo turbūt 3 ar 4 klasėje, kai atėjo treneris į klasę ir sako, gal kas nors norit pabandyti orientavimą sportą, ir aš kažkaip net nesusimąstęs sakau, taip, žinoma. Ir atėjau į treniruotis ir man ten labai patiko. Dar turiu iki šiol sąsiuvinį, kur užsirašinėdavom, ten mokydavomės kalnus, duobes ir taip toliau. Ir kažkaip pusę metų, man atrodo, aš tenais pavaikščiau. Pavasarį išėjom į masinės, kelias masinės prabėgom ir klasiokai ir kiti po biškį išsivaikščiojo, turbūt neužkabino, aš ten likau vos ne vienas. Na ir aš irgi to pačiu mečiau. Ir po to berot 7 klasėje. Vėl atėjo treneris ir sako, kas norit išbandyti, ir žinoma, taip noriu dar kartą. Ne, o gal buvo taip. O, Jonai, tu lankiai, ateini čia, viskas. Aš visur tavęs ieškojau, man Viktoras sakė, kad matė ant tavęs. Ne, kažkaip man atrodo, kad kūno kultūros mokytojai aš gal buvau kaip nors prasitaręs ar kažkaip, žodžiu, jinai žinojo, kad aš kažkada lankiau orientavimąsi ir jinai, dabar aš tiksliai nepamenu, ar jos buvo pažįstamos mano trenerė Aušra Stankevičienė ar kažkaip, bet žodžiu, jinai atėjo ir man pasiūlė, gal tu nori tarp mokyklinėse prabėgti, nes aš visai gerai bėgau, dalyvaudavau kitose tarp mokyklinėse, tai pabandžiau, prabėgau, patiko, trenerė sako, gal nori pradėti lankyti. Jo, tai pradėjau ir tada kažkaip gera kompanija buvo, man patikdavo miške, nors pradžiai tikrai nesisekdavo ten ir sunkiai man sekėsi bėgti, nors gal po biškį gerėjo ta situacija, bet man kaip ir smagu buvo, bet ne iki galo. Ir Vilius Stankevičius ir Domantas Cibas, kurie irgi kartu lankės mumis, jie buvo pradėję minti dviratį ir 2008 metais buvo Europos čempionatas Nidoje. Ir man trenerė kažkaip pasiūlė, sako, gal ir tu nori pabandyti. Aišku, aš neturėjau dviračio ir iki šiol sunkiai suprantu, kaip tėvai tais laikais man sugebėjo nupirkti tą dviratį. Ir trenerė, man atrodo, su treneriu pagelbėjo man tada, bet žodžiu, aš nusipirkau tą dviratį. 2007 metais dar pabandžiau Briedžio daugiadienėse pravažiuoti trasą, kur pamenu nuo Domanto Cibo, man atrodo, valandą gavau ir žiauriai lyjo ir šalta buvo, bet buvo smagu ir kažkaip nuo to viskas prasidėjo. Ir 2008 metais pradėjau dalyvauti varžybose ir sudalyvavęs Europos čempionate pamačiau, kad visai galiu važiuoti ir aš nepamenu, koks mano rezultatas asmeninis buvo, bet mes su komanda buvom berods 3 iki 17 metų. Tai pamačiau, kad galiu ir tarptautinėje arenoje kažką pasiekti, nors Lietuvoje dar nelaimėdavau, bet aš jausdavau, kad aš turiu potencialo, nes šiaip praktiškai nesitreniruodavau ir tiesiog važiuodavau į varžybas ir man sekdavosi, gal man tiesiog duota. Tai taip ir prasidėjo viskas. Jau minėjai, kad bėgti tau buvo sunku. Tau turbūt būtų sunkiau bėgti negu dviračiu. Dabar, ir šiaip visą tavo orientavimuose sporto gyvenimo ciklą, tau bėgti buvo sunkiau negu su dviračiu važiuoti. Jo, šiaip bėgti buvo sunkiau, bet iš tikrųjų man patinka bėgti miške. Aš kiekvieną rudenį praktiškai, ypač man patinka sprintus bėgti, nes ten paprasčiau sprintus arba naktinės masinės. Naktinės iš viso man, nežinau, atrodo labai sudėtinga, bet man labai patinka ir aš kiek galiu, tiek sudalyvauju ir nežinau, jeigu kažkas atsitiktų, kad nebegalėčiau minti dviračio, tai manau bėgčiau. Nors vasarą man tikrai nepatinka bėgti, kai dilgėlės užaugę, pelkės, ten šlapia ir taip toliau, tai dviratį vasarą daug smagiau minti, bet bėgčiau. O šiaip kas tavo nuomonė aplamai sudėtingiau, ar tu dėl to, kad lengviau pasirinkai
su dviračiu, kokia buvo to priežastis? Ne, dėl to, kad lengviau. Aš pasirinkau dėl to, kad man tiesiog daug labiau patiko ir tai daugiau džiaugsmo teikia. Ir plus aš pamačiau, kad galiu pasiekti kažkokį rezultatą. Lietuvoje aš gan greitai tapau lyderiu, pavadinkime, ir pradėjau laimėti varžybas. Ir man gerai sekėsi ir tas gal labiausiai užkabino. Bet ir turbūt, aišku, konkurencijos dviračiuose yra gerokai mažiau nei bėgte ir aš tą puikiai suprantu, bet aš galėdavau laimėti ir man tas jausmas ir pergalės džiugindavo labai, plus aš matydavau, kad galiu ir tarptautinėse varžybose. Man šiaip labai tas naratyvas įdomus, kad visi galvoja, kad yra dviračių viskas daug lengviau. Aš atsimenu, pats jau nebegalėjau bėgioti dėl čiurnų. Irgi Aidas man tada paskolino dviratuką pasibandyti, nuvažiavau į varžybas, startą sutinka treneris, tai daug lengviau su dviračiu, ne, kad pasirink ir toks, man tai net nėra. Bėgt man net yra lengviau, nes fiziškai aš ten į tuos kalnus nesuminu, man nusileisti yra baisu su dviračiu, turiu neštis, aš jį orientuotis irgi man yra sunkiau, nes labai greitis didelis, labai jau mano didelis greitis, bet yra sunku man tuos takelius atsirinkti, tai tikrai, kas manote, kad žmonės važiuoja su dviračiu, dėl to, kad yra viskas daug lengviau, tai abejoju. Tai lengviau yra konkurencinė prasme galbūt, bet šiaip tai dviračių daug sunkiau, nes aš, pavyzdžiui, nemoku dviračių važiuoti miške. Tai ten liksvara reikia tiesiog laikyti. Jo, liksvara, bet Jonas to papasakojo, kaip labai lengva yra važiuoti. Mano, pavyzdžiui, vaikas dabar pradėjo ten poros metukų, te pagalbiniai ratukai, po to tu jas nuimi kaip patobuliai ir nėra tai. Ne, tai tu trasą gali pravažiuoti, klausimas, kokiu tu greičiu pravažiuosi. Jeigu tu nori saugiai pravažiuoti, tai tu, aišku, nekovosi dėl prizinių pozicijų. Ne, ten tie atsilikimai žiaurūs, tai sakau, aš su savo skill setu, tai kaip Jonas kažkada valandą gavinėjo, tai aš nuo Jono 1,5 valandos turbūt trasą gaunu. Jo, tai čia šiaip iš tikrųjų sunkiai palyginami dalykai. Aš kiekvienam bėgikui, orientacininkui, kuris galvoja, kad čia mes dviračiais važiuojam dėl to, kad lengviau ar ten konkurencija mažesnė, tai atvažiuokit, pabandykit. Ir galbūt jums patiks ir galbūt jūs turite talentą didesnį nei bėgte ir man ir kitiem rinktinės lyderiam nuo to bus dar smagiau, jeigu konkurencija bus didesnė, nes konkurencija priverčia pasitempti ir, pavyzdžiui, kai Ignas atsirado, Jonas atsirado, tai man iš karto daugiau atsirado motivacijos dar labiau stengtis, dar daugiau treniruotis ir aš kiekvienais metais įdedu vis daugiau ir daugiau darbo. Jo, čia gal žmonės tų pavyzdžių tokių, prisižiūrėjo, Jonas Vytautas Gvildys, buvo geras bėgikas, perėjo ant dviračio, šastis, rinktinį gali važiuoti, Gabrielė Andrašiūnė, tai irgi visą savo jaunystę prabėgiojo, jinai ir dabar dar jauna, atsiprašau, bet tiesiog kai po jaunimo, man rodos, jinai jau perėjo, ant dviračio irgi rinktinį lyderė yra čia pasauliniu mastu, pasaulio čempionė tapusi, tada iš tokių, atsimenu, Kalvaičiai pas mus, man rodos, irgi buvo bėgte biški sunkiau sekdavosi, ant dviračio irgi atrodė tam tikrų tarpų tikrai stipriai, tai žmonės prisižiūri tų pavyzdžių ir gal dažniau pereinama yra nuo bėgimo ant dviračio, nes žmonėm galbūt pabosta, nori kažką pakeisti, įdomiau pasidaryti, aš nelabai gal matau nuo dviračio pereinant ant bėgimo, tave kartais pamatau ten kokiose klubų taurėse, bet irgi tie rezultatai nestebina. Manis irgi. Nes dar, kas irgi įdomu, čia irgi buvo, kaip Jonas sako, atvažiuokit, pabandykit. Tai buvo vienas irgi toks pabandymas įdomesnis, Tomas Vaitkus, legendinis plento dviratininkas, irgi taip atvažiavo pabandyti. Tai jam nebuvo labai paprasta. Jis gal ir labai gerai valdo dviratį, bet jam buvo gana sunku susiorientuoti, nes vis tiek greitis didelis, o tu turi greitai priimti sprendimus. Tai buvo tokia visai įdomi atrakcija, kaip bandė orientuotis Vaitkus. Jo, ir žmonės žiūri tos pavyzdžius, kaip ir minėjau, Jonas Gabrielė, aš jaučiu beisbolą žaistų ir galėtų būti rinktiniai, tikrai gabūs sportininkai, tai tikrai irgi nelinkęs nuvertinti ir kiti irgi, manau, ateikit, pabandykit, kaip Jonas metų į iššūkį, palenktyniaukit. Bet aš kiek atsimenu, ir tu sakai, 2008-aisiais pradėjai savo karjerą dviračiuose plius minus, patys dviračiai prasidėjo gana nesenai nuo 2004 ir tas laikotarpis nuo 8 berods iki 16, galbūt dar šiek tiek vėliau patikslinsi mane,
Lietuviams gana sunkiai sekėsi būti tarp prizininkų ir kada tu pradėjai jausti, kad tu gali būti geriausiu ir kada lietuviai jau pradėjo būti tarp geriausių, nes 2008 ten moteris gerai pasirodė, bet buvo tos laikotarpis, kai vyrai nebūdavo tarp lyderių. Jo, tai šiaip viskas turbūt biškiai anksčiau prasidėjo 2012, kai buvo paskutiniai mano metai jaunimo grupėje iki 20 metų ir paskutinėje distancijoje pasaulio čempionate aš buvau antras ilgoje trasai ir tada aš pradėjau tikėti, kad aš galiu daugiau ir nuo tų metų, po tų metų taip aš galvojau, ką daryti, ar važiuoti toliau elite ir stengtis ir bandyti laimėti ir aš supratau, kad važiuojant elite tu turi jau daug treniruotis, nes iki tol aš tikrai daug nesitreniruodavau. Gaila, kad tais laikais dar nebuvo Stravos ar panašiai ir turbūt Endomondo turėjau, bet dabar turbūt neatsektumėt, bet aš tikrai labai mažai treniravausi, palyginus su tuo, kiek aš dabar treniruojasi, tai nežinau, kiek kartų daugiau. Ir aš tiesiog supratau, kad aš turiu pradėti treniruotis ženkliai daugiau ir pradėti mint su dviratininkais, nes kitaip aš neturiu šansų elite kovoti dėl medalių. Tai tais metais aš paprašiau savo trenerės, kad man pabandytų surasti dviračių trenerį ir man surado trenerį Vytautą Juchnevičių, pas kurį praleidau 3 ar 4 sezonus ir tada aš supratau, kas yra iš tikrųjų sportas ir kas yra treniravimasis. Ir tais pirmais metais aš grįždavau po treniruočių ir aš nieko nebenorėdavau, tiesiog viskas skaudėdavo, bet man patikdavo. Aš jausdavau, tais metais dar nejaučiau didelio progreso, bet aš jaučiau, kad tai man padės ateityje ir tai man iš tikrųjų turbūt labai padeda iki šiol. Ta bazė kažkokia susikurta, sukaupta ir jo, tai 12 metais aš buvau antras jaunimo čempionate, o dabar galvoju arba 13 arba 14 Lenkijoje. Grįžau po stovyklos Bormijoje, kurioje su Aidu praleidom puikias 3 savaitės Lietuje ir pasitreniravom, gan stipriai pasitreniravom, nors ir lyjo praktiškai visą laiką. Ir tais metais aš ilgoj trasoj buvau 4. Nedaug trūko man iki medalio. Aš atsimenu, tada kraustysi žmonės iš proto čia Lietuvoje. Dėl to rezultato tikrai. Šito aš neatsimenu. Aš net Marodas, tada buvo dar tas orientavimosi sporto žurnalas Marodas. Taip. Intervą iš tavęs, Marodas, dar aš tau klausimus siunčiau. Gali būt. Tai ta 4. vieta, aš galvojau, aš dabar 4, tai buvo mano, dabar tiksliai neatsimenu, ar 1 ar 2 metai elite, galvojau, tai čia tuoj tą medalį laimėsiu, čia dar pasitreniruosiu ir kaip nėra, bet laukiau ir išlaukiau, nors tikrai ne kartą galvojau, gal čia jau gal jau užtenka, gal čia kažką kito bandyti, bet vis kažkaip vis iš naujo ir pagaliau pavyko. Tai kas tave motyvuoja siekti to medalio, vis bandyti, jeigu tu vis galvoji nutraukti, bet vis čia esi tiek metų? Aš nežinau, paskutiniais metais mane iš tikrųjų nebe medaliai motyvuoja, mane motyvuoja, nežinau... Regimantas Kavaliauskas. Jo, Regimantas Kavaliauskas. Mes turėjom kvizą, dabar Jonui turėsim kvizą. Jonai, kiek metų Regimantui? Nes Šarūnas jį pajaunino gerokai. 30... Ne, kiam 41. 4-4. 44. Taip. Ja, supranti, čia yra problema, kad mes su Jonu dar vis galvojam, kad mums yra 20 jaučiu. Šiaip iš tikrųjų aš neseniai buvau patikrinęs šitą faktą. Tiesiog neatsimeniau. Jo, dabar atsimeniau, kad 44. Taip, kad dar tau viskas prieš akis. Dar 10 gerų metų. Taip, Regimantas parodė, kad gali tapti Lietuvos čempionu būdamas 44 ir čia buvo labai geras spyris man į šikną ir nežinau, toks... O be Regimanto kas dar motyvuoja? Tai šiaip dabar mane motyvuoja pagrindė
tai, kaip aš jaučiuosi, kai esu formoje, kai esu pasiruošęs varžyboms ir šiandien iš tikrųjų myniau ir galvojau, kaip aš gerai jaučiuosi dabar, mindamas dviratį. Anksčiau nebūdavo jokių skaičiukų, nieko, ten matydavai greitį ir pulsą. Dabar matau dar ir jėgą savo ir aš matau, kaip ta jėga nuo stovyklos pavasarį iki dabar, kaip jinai išaugo prie to pačio pulso ir ne tik jėga, jausmas kojose, nežinau, tie, kas mina dviratį ir kada nors yra pasiekę savo formą kažkokią pikinę, nepykinę, žino turbūt tą jausmą, kai tu išmini ir atrodo kojos pačios sukasi. Tai šitas jausmas iš tikrųjų mane motyvuoja ir šitas jausmas ir dar tai, kad aš puikiai suprantu, kad jeigu aš nesportuočiau, turbūt mano svoris būtų koks plus 20 kg. Jis tiesiog bijo tapti manim, jeigu nesportuoju. Jis pasižiūrė į mane, pasižiūrė į Regimantą Kavaliauską. Davai, reikia pasportuoti. Šarūnas Docis mane iš tikrųjų motyvuoja. Aš pažiūriu jo nuotraukas ir galvoju, ne, aš nenoriu būti toks. Einu mint savo geriausias planas. Dabar aš mažiau alaus gersiu, nes Šarūnas daug pliumpina, tai... Ne, tai tam ir esmė, žinai, kad aš galvoju, kad man reikia gal daugiau alaus pradėti pliumpinti, kad būčiau toks kaip Jonas. Jo, ir dar šiaip dabar, iš tikrųjų, kai laimėjau pasaulio taurę, niekad iki šiol nebuvau laimėjęs pasaulio taurės, buvau 2, 3, man atrodo, laimėjau Europos čempionatą, pasaulio čempionate buvau 2, tai vienintelis tikslas, kurį dar noriu pasiekti, tai taps pasaulio čempionu. Tai didžiausios sėkmės tavo, aš matau, pasitikėjimo netrūksta. Man niekada netrūksta jo, bet kartais realybė būna kiek kitokia. Yra tik viena problemėlė, dar yra nemažai tokių, kurie gali laimėti pasaulio čempionate auksą, tai čia yra vienintelė turbūt problemėlė. Taip. Kad ne vienas Jonas. Jau kiek čia metų bandau tą problemėlę spręsti. Beveik sprendžiau, bet... Pernai su Europos čempionatu išsprendėjai, tai dabar beliko išspręsti su pasaulio čempionatu. Dar koks 10 metų, Regis dar laimi Lietuvos čempionatą. Per 10 metų dar Lietuvoje galimai suorganizuotume vieną pasaulio čempionatą, kad tau padėtų. Jo, bet... Tavo miškuose prie salotės. Bet po Lietuvos čempionato buvau išmynęs su Aidu Žigilėjum ir jisai sakė, kad rezultatai nekokie, gal tai jau baig čia šitą burelį. Bet tada išvažiavau į pasaulio taurę ir galvoju, ne, aš įrodysiu, kad dar galiu. Aš girdėjau, kad Aidas po to sakė, apgailestavo, atsiprašinėjo tavęs. Jo, parašė atsiprašymą, leido dar sportuoti. Tai gal tau su Aidu reikia ir prieš pasaulio čempionatą išvažiuoti porą treniruočių. Tai mes matai, tave kaip motyvuoja. Mes išvažiuojam, aptariam visus gyvenimo klausimus. Tu užsimeni, kad lankėjai pas dviratininkus, pas dviračių trenerį. Nebuvo vilionių iš dviratininkų, kad žiūrėjo, gal bandyki kokią čia profesionalią plento komandą, gal čia Kamtautas OSKD, gal tu žiūrėk, čia daugiau plento varžybų dabar padalyvauk, ar MTB. Ir šiaip gal kitos sporto šakos kažkas irgi tada bandė vilioti. Tai atsakant į Viktoro klausimą, tai tikrai buvo taip ir mano dviračių treneris vis laik sakydavo, kad čia turizmo užsiminėjai nesąmonėm ir jisai iš tikrųjų sakydavo ir matydavo manyje potencialo, tik to potencialo aš niekada taip ir neįrodžiau rezultatais. Iš dalies įrodžiau, esu buvęs berods 5 Lietuvos atskiro starto čempionate ir ten pralošiau tuo metu profesionaliam dviratininkui Darijui Džervui tik tai kelias sekundės ir jo, aš kaip ir turėjau tokį kaip ir rezultatą, bet grupinėse varžybose, plento grupinėse varžybose aš niekad nebuvau konkurencingas tuomet ir nors aš kaip ir galėdavau galbūt, bet ir turėdavau to potencialą, bet nežinau, aš bijodavau ir iki šiol iš tikrųjų bijau važiuoti grupiai, kur važiuoja greitis 50, jeigu dar lietus lyja ir tu supranti, kad jeigu dabar kažkas griūs, tai tu griūsi su jais kartu. Tai žodžiu, mažai šansų buvo tave pamatyti Tour de France ir Giro d'Italia ir kitose lenktynėse. Jo, tai turbūt man būtų reikėję pradėti daug seniau arba, nežinau, būti talentingesniam, kad galėčiau išvažiuoti kaip buvę profai arba dabartinis Lietuvos profesionalus dviratininkas Aivaras Mikutis, kurie važiuoja už profesionalų komandas ir gyvena iš to. Buvo tikrai metų, kai aš galvojau ir svajojau apie tokią karjerą,
Bet gan greitai supratau, kad taip nebus ir teks dirbti. O šiaip save laikai profesionalių sportininkų? Ne, nelaikau, aš negyvenu iš sporto. O kiek va, tu uždirbi? Tu vis tiek, aš įsivaizduoju, gauni kažką, tau kažkas moka. Grinais, vokelį, ant popieriaus. Ne, aš kiek žinau, už prizinės vietas ten, ar ne, savivaldybė irgi jums kažkiek ten duoda už tarptautinius čempionatus, ne? Jo, tai Nacionalinė sportininkų asociacija išmoka premijas už prizinės vietas tarptautinėse čempionatuose ir taip pat federacija. Tai, pernai užsidirbau šiaip, aš neskaičiavau tiksliai kiek, bet tarkim iki 10 000. Tai vis šis tas, kaip ir motyvacija, bet ne dėl to aš sportuoju. Tai turiu darbą, kuris man yra irgi, galiu pasakyti, kad kaip antras hobis, į kurį aš su džiaugsmu toks jausmas, dirbu. Ir Joną iš darbo nori išmesti ir dabar tiesiog prieš kamerą pasakoja, kaip jam faina jo darbe. Bet kaip ten Jokičius sakė, kas mėgsta savo darbą, jie yra melagiai tiesiog. Bet tu pilną etatą dirbi, ar Taip, ten kažkaip tikrai taip. prisiderini, ten, kad pusė Tikrai etato, taip, dirbu pilną etatų, šiuo metu dirbu Eurovaistinės tokioje kaip holdinginiai įmonėje, bet dirbu IT skyriui, dirbu IT sistemų administratorium, jeigu kam nors įdomu ir nedirbu su dviračiais nieko ir toli gražu. O Tai šiaip tu esi tasai žmogus, kur visi tavo kolegos ateina ir sako, man kompiuteris neveikia? Ne, pradėjau karjerą nuo to, dabar nesu tas žmogus, todėl galiu biški laisviau dirbti ir galiu tiek iš namų, tiek iš užsienio, kaip man patogu. Tai tas labai gelbsti ir iš tikrųjų galiu išvažiavęs į stovyklas ar varžybas, netgi kartais neturėdamas atostogų pusę dienos padirbti ir pusę dienos treniruotis ar lenktyniauti. O šiaip jauti palaikymą darbę, stumia tave, va irgi į tas stovyklas, ar tu tiesiog esi kaip užsislaptinęs Batmanas, kur tu ten Windowsus perinstaliuoji, o po to užsidedi slapto kostiumą ir išvažiuoji su dviračiu ir niekas tavęs nepažįsta. Tu ateini darbą, aš laimėjau pasaulio taurę. Smagu, bet dabar reikia šitą darbą padaryti. Jo, biškai vėluoji su terminais, Jonai. Ne, tie, kas mane pažįsta, aš nemėgstu girtis ir nesigiriu savo rezultatais ir taip toliau. Darbė dažnai žmonės apie mano pasiekimus kažkokius išgirsta iš kitų ar iš, nežinau, iš televizijos, kur parodo, kad va, Jonas Maišelis laimėjo tą araną. Tai mes pirmą podcastą prisižadėjom, kad kaip Cezarį Keviną nešim, tai dabar irgi galime jau čia prisižadėti. Ne, aš nieko nežadėsiu, aš prisižadėjau dėl to, nes čia galimybių nėra tiek daug, čia, kad Jonas laimės, tai žinau. Galim tai padaryti, jeigu Jonas tampa pasaulio čempionu šią vasarą. Tai tu daryk, ką nori tada. Aš tai ateinam į ofisą ir atnešam jam vainiką. Vainiką, žinai, atneščiau, gal jeigu jisai dispalą gautų, jam padėčiau prie ofiso. Pala, kaip tas vadinas, kur ąžuolo? Tai vainikas irgi. Bet kažkodėl galva, žinai. Gerai, jau tada, žinai, ten ir dar ta juosta tokia parašyta, tai gal jau laikas atsisveikinti, liūdį, žinai, artimieji ir kolegos. Liūdį kolegos. Jo. Gerai, galime pereiti ir prie žiūrovų klausimų. Čia tokį turiu vieną apie tavo discipliną. Žilvinas Paškevičius klausia, 1 žadintuvo signalas ar 5 snūs paspaudimai? Gal ne 5 snūzai, bet ne vienas. Tai tikrai nešoku iš lovos ir nebėgu ten, nežinau, valgyti, ruoštis, puoštis ar kažką. Ir aš į ten nemėgstu skubėti. Tai kada kilės, kokia va tavo kaip sportininko rutina va dirbančių pilnu etatu? Kaip kiti IT specialistai, kur 10 atsikelia, tada padirba, tada kokia 5 eina miegot, ar normalesnė rutina? Šiaip visai būna tikrai kartais taip, kad atsikeliu 8, o darbas irgi 8 prasideda, bet šiaip žadintuvą visą gyvenimą ar paskutinius, nežinau, kiek metų turiu po 7:20, tai bandau keltis, bet iš lovos dažniausiai išlipu, nežinau, be 15:08 einu pavalgyti, ne visą laiką spėju pavalgyti ir važiuoju į darbą. Arba dirbu iš namų, tada iš lovos ir po 8 išlipu. O šiaip mitybą pats dėliojas ar treneriai tau sudarinėja?
Mityba. Čia... Ar jūs kartu su Viliumi McDonald'ą kas antrą dieną net valgyt? Ne, šiaip iš tikrųjų, kai prasideda sezonas ir ypač pavasarį, kiekvieną pavasarį aš turiu daug motyvacijos ir tikrai pavasarį stengiuosi prisižiūrėti ir nevalgyt bandelių kiekvieną rytą, ką darau ne sezono metu ir tas bandelių valgymas ar nežiūrėjimas, ką valgau, tikrai prideda ne 1 kilogramą svorio per žiemą. Bet pavasarį turiu papildomą motivaciją sportuoti, nes reikia nusimesti svorio. Ypač jeigu laukia čempionatai, kurie bus kalnuotai vietoviai, tai tas svoris tikrai daug reiškia. Tai vis dar bandau iki Portugalijos per likusius 3 savaitės. Tai gal tu, Jonai, valgai sausus pusryčius 3 draugus, kaip ir klausė Vilius 0427, kokie tavo standartiniai čempiono pusryčiai? Šiaip seniai valgiau 3 draugus, bet tikrai stovyklose su Vilium, stovyklose ir varžybose, kur išvažiuodavom čempionatus, tikrai būdavo, kad valgydavom 3 draugus. Bet šiaip dabar prieš varžybas stengiuosi valgyti košę. Jo, dažniausiai košę. Arba kiaušinienę, priklauso nuo to, kokios sunkios varžybos laukia. Ok, o tai jeigu sunkios varžybos, tai ką tu renkės košę? Kiaušinienę. Košę. O tai kiaušinienė, jeigu tipo trumpesnės kažkokios? Jo, čia aš taip sugalvojau. O kodėl, labai įdomus, dažniausiai prieš varžybas girdžiu, kad žmonės angliavandenius valgo, čia tokie baltymai. Sugirdėjęs, kad iš vis nieko nevalgo? Nu, šitaip nesugirdė. Žinau, vieną irgi orientacinį, kuris nieko nevalgo. Čia, kaip sako, dabar daug kas karblaudina, tai iš vakaro pakarblaudini ten kažką makaronų. Ten. Bet nestovėtų tie kiaušiniai ten skrandė ar panašiai po to? Ne, aš kažkaip, mano skrandis nėra jautrus, tai aš iš tikrųjų iš esmės galiu valgyti bet ką ir... Na, aš irgi, kaip matai. Matau. Einant gal prie kito klausimo, kokios tavo veiklos numatytos po varžybų, ypač kai startai artimi, kad kūnas atsistatytų? Ema Rem 4 klausė tavęs. Aš turbūt nesu geriausias sportininko pavyzdys, tai kokios veiklos numatytos, tai aišku, išgerti alaus ir pailsėti. O tai ten visokie visokie edukacinė laida Lietuvos orientavimo sporto federacijos liečia mitybą, gėrimus. O pirtis, volavimai, visokie ten... Tie, kur šaldytuvai. Kaip supratai, jisai valoja skarbonkę, nebent pirtį. Tai tu savo kojų ten nededi tuos, kur tie dalykai, kur ten... Ten nalus sudėtas. Ai, ten nalus? Jo. Tie, kur aparatai rebus, ar kaip... Ne, bet iš tikrųjų, jeigu startas, neužilgo, kad atrestauruota kūną, paruošt, ar tu jau būni toks pasiruošęs, kad tau jokio skirtumo, kad ten startas visai netoli. Aš esu bandęs masažus prieš varžybas ir esu bandęs, tie bandymai buvo prieš Europos arba pasaulio čempionatus ir po masažų mano kojos, jos visiškai jaučiasi ne taip kaip visada ir tas jausmas man labai nepatinka varžybose ir atrodo, kad tos kojos kažkokios nei jėgos turi, nei galiu paspaust. Tiesiog aš kelis kartus pabandžiau, man nepatiko ir daugiau aš nieko nedarau. Nebent, kai išvažiuojam į varžybas, turim Air Relaxą, tokį daiktą, kur įsidedi ir ten apspaudžia kojas ir kažkiek parelaksuoja, tai šitas man patinka, bet ten voluotis, jeigu mane pamatysit voluojantis, kažkas bus. Ir pasaulio pabaiga. Ir pabaigai jau paskutinis klausimas, tai iš tikrųjų vis kalbėjo mane, kad jau ir pačiam buvo mintyse ta karjeros pabaiga, tai kada ir žiūrovams, kai uždavinėjai klausimus video, minėjai, kad apie tą karjeros pabaigą irgi pašnekėsi, tai kada tu ją įsivaizduoji ir ką Jonas Maišelis galvoja daryti po jos? Ir dar galbūt pridėsim ir Jūro Zaliausko prie to pačio klausimą, kas sunkiausia sporte, tai ar tau dabar, nežinau, sunkiausias dalykas ir bus baigti karjerą ar paskelbti? Ar tai galima irgi sutapatinti su Jūro klausimu, kad tau dabar šiuo momentu tai būtų sunkiausių sportai? Priimti sprendimą oficialiai baigti karjerą.
Tai oficialiai aš turbūt karjeros nežinau ar baigsiu, galbūt. O tai nebus baliaus? Taip. Nu, kai ten būna, kad, sakyt. Nereikia baigti karjeros, kad balių padaryti. Kalbant apie karjerą ir aš sakiau ir paskutiniais metais pradėjau galvoti dėl to, kad aš suprantu, kad man neliko jau labai daug. Vis tiek kažkada ta diena ateis, kai nebelaimėsiu varžybų, ar jausiu, kad nebegaliu ir kūnas nebegali, ar pats tiesiog nenoriu. Tai sakiau, kad aš tiesiog turbūt ir toliau sportuosiu, nes tai yra gan didelė mano gyvenimo dalis ir man patinka daryti tai, ką darau. Tai aš sportuosiu elite tol, kol jausiuos konkurencingas, o kai pradėsiu jaus, kad nebeturiu šansų ten į šešituką įvažiuoti tarptautinėse varžybose, tai tiesiog pereisiu į veteranų grupę ir važiuosiu su savo amžiaus. Šarūnas toks blemba. Reikia kiek sporto šaką, kad kažką laimėti šiam gyvenime, nes orientavimuose sporto Vilius įbėgti veteranus, tu ten. Bet niekada negali žinot, gal pradėsiu Hyrox užsiminėti, ar padelį žaisti, ar kažką. Dar du sporto šakos, į kurias gal arba negali žinot. Ne, galiu drąsiai pasakyti, kad OS lydėmės nepamatysit manęs. Galit pamatyti vienose ar kitose varžybose, bet aš tikrai ten nedalyvausiu dėl rezultato, nes aš tiesiog jaučiu, kad aš negaliu ir aš bandžiau iš tikrųjų, treniravausi slidėm ir bandžiau, bet tiesiog man neduota. Tai tikimės, Jonai, kad dar gerai vis jausies, nereiks tau baigti tos karjeros ir gadinti kitiem nuotaikos veteranų grupėse. Palinkėsim tau tapti to pasaulio čempionu ir šiais metais. Tikimės iš tavęs geriausių rezultatų, nes sakai, kad pačioje geriausiai formai esi. Dar kartą labai didelis ačiū tau, kad atėjai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite laiką, subscribe, komentarą. Palinkėkim visi Jonai kartu sėkmės ir palinkėkime, kad Jonas su mumis pasimatytų OS festivalyje. Ačiū tau. Gerai. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū.